trumpai gerai pradėsiu, tai sveiki, labas vakaras, man tai asmeniškai labai džiugu, kad jūsų tiek daug šiandien. Tai tokią pradžią intarpėlį padarysiu, kad mes šiemet, kaip ir kasmet, mūsų biblioteka švenčia Europos dieną. Ir kaip žinia, visą dieną mūsų bibliotekoje vyko įvairios veiklos įvairaus amžiaus žmonėms, skirtos Europos dienai. Na, o dieną vainikuosime susitikimu su kraštiečiu, keliautoju, veidoskaitininku, santykių ekspertu Tomu Sapariu, kuris pasidalys savo patirtimis ir įžvalgomis apie keliones ir žinoma apie gebėjimą skaityti veidus. Suprasti žmogaus vidinį pasaulį bei kalbėti apie tarpusavio ryšius, kas ne tik labai inkurtuoja, bet ir praturtina. Tai gero laiko. Tai gero laiko jums, kad tas laikas nebūtų šiaip savo. Čia taip pristatė mane kaip keliauninką kažkokį. Aš galėčiau pasakoti apie keliones gal ir 10 valandų, bet nemanau, kad čia susirinkot pasiklausyti apie keliones, ne? Jūs apie keliones norėtumėt labai. Taigi National Geographic jungiat ir ten rodo, travel, keliaujat ten visi. Tai jo, esu kraštietis, Daugėliuose gyvenau daug metų, visai netoli čia. Tai šiandien irgi važiuoti čia reikėjo, įvedu, kur čia atvažiuoti, rašo, ar tikrai norite ten vykti? Čia Google Maps'as toksai, bet čia žinot, jūs nenaudoja turbūt, nes čia nėra kamščių jokių, nebent gal Norfui, alaus skyriui, kamščiukai susidaro šeštadienį ar penktadienį vakare. Tai daug žmonių, matau, nebėra, kažkoks tuščias miestas, ne? Nesijaučia? Išemigravo. Visi čia yra. O kiti išemigravo į Londoną. Depresija ir tai išvarė iš čia. Moteris, iš tikrųjų vien moteris, ne? Keli vyrai atėjo. Bet kaip vyram lengva gyventi tada, ne? Tai va, tai faina, kad atėjot, fainai, kad susirinkot, fainai, kad turbūt kažkur mane sekat, žiūrit ir panašiai. Arba šiaip, kad atėjot ir nesat. Kas nesat niekur manęs niekada matę? O dėl ko atėjot? Jūs dėl ko atėjot? Ką daro draugė atitempė? Tai va, tai žiūrėkit, aš galėčiau čia pasakoti apie tas keliones, nežinau, ką čia labai daug ir pasakoti, gal jeigu kažkiek įdomu pasakosiu, matysiu, kad susiraukia veidai, iškart nukreipsiu į temą kitur ir galėsim važiuoti apie ką nors kitą. Nes galiu kalbėti valandas turbūt daug įvairių temų, bet kalbėkime apie tai galbūt, kas jums įdomu. Tai padarom taip, žiūrėkit, norit klausti klausimą, pakeliam ranką, kad nebūtų didelio šurmulio ir drąsiai klauskit, bet kokią temą, jeigu nežinosiu, sakysiu, eik tu ten. Rusų karo laivo kryptim ir neatsakysiu, jeigu žinosiu, kaip atsakyti, atsakysiu. Gal kažkas nedrįstat klausti klausimą, bijot ir panašiai, ima telefoną, Instagrame parašo Tomas Saparis, send message ir išsiunčiat. Labas Tomai, pasakyk, ką nors, ne? Po kokių 3 minučių aš pradėsiu Instagrame pračekinti klausimus ir atsakysiu juos iš ten, gerai? Gal kažkas nenorit garsiai klausti ir panašiai, čia žinot, pletkai Kuršėnuose sklinda greičiau nei per 5G. Čia nereikia kažko labai pažinoti, vis tiek apie visus sužinai greičiau. Jau. Tai jeigu kažkokia išsiskyrė Aldona, tai jau dar nespėjo išsiskirti, jo advokatą siūlo darbį. Tai va, tai kaip ir minėjau, užaugau Kuršėnuose, gal mikrorajone Kuršėnų, Daugėliuose, dar kurčiau. Tai man tada Kuršėnų miestelis atrodė kaip kažkoks fainas didesnis miestas, kai reikėdavo iš Daugėlio ateiti arba atvažiuoti su autobusu, Pavenčių arba Micaičių. Šiauliai atrodė iš vis nepasiekiama, o ten jau ką kalbėti apie kokį Vilnių. Iki šios dienos man teko pabuvoti 69 šalise. Gražus skaičius, ne? Šiandien. Ir kitą savaitę išvykstu dar vieną kelionę, kur būsim Gruzijoje, Armėnijoje, gal dar Turkijoje, matysim kaip seksis. Mano kelionės atrodo šiek tiek kitaip negu daugumo žmonių. Mes nevarom kažkaip į kažkokį kurortą, kur atsigulam prie baseino, pasiemam margaritos kokteilį ir šaunam į save biškį kokteiliukų. Mes taip nevarom, mes visada keliaujam ir bandom susipažinti su kuo daugiau tautybių žmonių, kuo daugiau religijų žmonių, kuo daugiau žmonių, kurie yra nepatogus, įdomus, keisti ir panašiai. Galbūt tai ir praplėtė šiek tiek, ne šiek tiek, o daug gyvenime akiratį ir leido man matyti pasaulį gal kitom akim. Ir tada netgi atvykus į mažą miestelį, aš matau, kad ir čia yra kažkokių galimybių. Atvykus į didelį didmiestį, atrodo, ir čia galima gyventi ir užsiauginti tam palangės daržovę, jeigu nori. Galima ir Kuršėnuose atidaryti šūgą, ne? Kažkas atidarė.
Tai galima visur gyventi, tik tai svarbu turėti mums galvoj mindsetą. Kaip čia išvers mindset? Pasaulyje žiūra, ne? Tai tos kelionės kažkaip ir davė daug įžvalgų. Ir aš čia kažkada esu pasakojęs Instagram'e ar Facebook'e, kažkur Reels'e gal, kaip pakeičiau savo požiūrį į gyvenimą. Aš atsimenu, fotografuodavau vestuvės ir man tai buvo jau kosmosas, galėjau ten uždirbti mėnesį kelis tūkstančius eurų. Tačiau 6-7 mėnesius aš turėjau būti Lietuvoje, fotkinti, retušuoti tas nuotraukos prie kompo po 12 valandų per dieną, jau skauda subinė, bet vis tiek tenka sėdėti prie kompo. Ir aš galvoju, kaip čia padaryti taip, kad turiu dabar 5 mėnesius laisvės per metus ir keliauju, kas standartiniam žmogui atrodo, wow, pasaka gyvenimas, 5 mėnesiai atostogų, ne? Ir man tada atrodė fainai, bet aš galvoju, kaip padaryti, kad visus metus galėčiau varyti ir nebebūti čia. Ir sutikau Indijoje vienam tokiam ašrame, mes ten, ne ašrame, Indijoje jogos mokyklai mokėmės, bet gyvenom hosteliai tokiam, susitinkau kolumbietį tokį, iš Kolumbijos, ten, kur yra miltelių, kur atvežai Lietuvą. Ar atvežai kur šiandien miltelių? Tai susitikau tokį kolumbietį ir jisai sėdi su savo kompu atsivertęs ir kažką ten prie to kompo spudalio. Sakau, ką tu darai? Sako, aš vertėjas, verčiu iš ispanų į anglų, iš anglų į ispanų. Aš daugiau, sako, nieko nemoku gyvenime. Aš nei mokslų nebaigiau ten kažkokiu nieko. Jis verčia iš anglų į ispanų, ispanų anglų. Turi nusipirkęs už €100 programėlės kelias, kurios leidžia tą vertimą padaryti žymiai greičiau. Nu ir verčia jisai ten atsėdęs. Ir sako, tai čia eina uždirbti kažkiek. Nu į dieną, sako, $800. Aš taip, netgi tada su fotografijom savo palyginu čia neblogai. Čia, sakau, tu čia 5 dienas padirbi, a ne? Sakau, čia matematika paprasta, $3-4 tūkstančiai, tai tu gyveni. Sako, būtent taip ir darau. Aš 5 dienas intensyviai verčiu po 10 valandų ir liukas laikas mano. Tada man atrodė nesuvokiam. Va dabar aš jums pasakoju ir matau tokius veidus, wow, bet įmanoma. Va man iki tada atrodė neįmanoma, bet bičias tai daro. Reiškia, įmanoma ir mums. Tiesiog reikia su kuo daugiau žmonių bendraujant, galbūt nekalbėti apie problemas ir kaip blogai, o žiūrėti, kaip iš tų problemų išeiti. Žiūrėti, ką aš galiu tokio padaryti, kad mano gyvenime būtų lengviau. A ne? Galim tą pažiūrėti YouTube'ai, galim pažiūrėti Instagram'e, galim ChatGPT paklausti, nes dabar turim tiek daug galimybių ir jos leidžia mums viską daryti taip, kaip mes norim. Nu tai va, tai šitą istoriją kažkaip pradėjo mane keisti ir aš pradėjau galvoti, o tai gal ir aš galiu kažką daryti kitaip, kad čia nebereiktų fotkinti. Žinoma, aš dar po to fotkinau daug metų, nes tai buvo faina, įdomu ir panašiai, bet palaipsniui atėjau į tai, kad galiu dabar tiesiog va, su šito savo lagaminiuku, kur yra netgi mikrofonai visi, su kuriais mes filmuojam, stovas, kompas ir telefonas. Aš galiu keliauti po pasaulį ir mano darbas yra čia. Va čia mano darbas. Aš galiu, kur jį vežuos, aš ten dirbu. Kad nusivežti į ten, man nesvarbu. Aš atsiverčiu kompą ir dirbu iš ten su kitais. Nesakau, kad visiems taip reikia daryti, nes va ką tik kalbėjom, kad ne visi gali taip gyventi. Su žmona dabar grįžom, apsigyvenom Vilniuje, gyvenom kelis mėnesius ir galvoju, wow, čia gali nusipirkti abonementą į sporto klubą, eiti tas pačias vietas, su tais pačiais draugais susitikti, o kelioniai tu nuolat iš vietos į vietą. Tu ateini kažkur pavalgyti, nežinau, Gruzijoje, ne? Tu užvalgiai vieną dieną, kitą dieną jau biški pridutė. O jeigu užvalgiai Indijoje, tai iš abiejų galų gali būti. Aišku, moteriam gal nieko, rekordas man yra per 5 dienas -6 kilogramai. Bet ten tolete buvo gyvenimas iš abiejų galų ėjo. Tai ir tu turi toliau gyventi su tuo. Tu turi toliau, vėl atvarai naują vietą ir vėl, o kur pavalgyti? Ir tu imi telefoną, kur pavalgyti, tu net nežinai. O čia namie, patogu, tu žinai, kur tavo nagų žirklutės. Tu žinai, kur šuns pavadėlis, yra labai patogu. Nu tai va, tai vardan kažko mes turime aukoti kažką. Tai kaip ir minėjau, nežinau, ar atėjo čia susirinkti, nežinau, ar čia atėjot pasiklausyti apie kažkokias mano keliones, nes jas išpasakot kažkaip gan sudėtinga. Daug esu prikėlęs nuotraukų į visas įmanomas platformas. Aš visai norėčiau, kad pasiūlytume temų, apie ką mes čia galėtumėm pagvildenti, kad jums būtų įdomu. Ką jūs ten minėjot, veidoskaitą kažkam įdomu. Galim pagvildenti veidoskaitą, galim pagvildenti santykius, galim pagvildenti psichologiją ar šiaip bet ką. Gal kas turit klausimą kokį nors, ar gal jau parašėt kas nors klausimą? Kol aš pažiūrėsiu, jūs galite sugalvoti ir paklausti. Čia man skambino kažkas. Tai drąsiai klauskit, man bus labai faina, jeigu galėsit jūs čia užvesti temas. Rašykit. Turiu klausimą. Važiuojam. Jaunimas darbe yra labai užsidaręs, ar koks ten, nežinau kaip pasakyti,
bandau sveikintis, nusuka akis į šoną arba nuleidžia galvą, iš vis eina pro šalį, kaip jam nepatogu, kad aš čia stoviu ir dabar su juo pasisveikinsiu. Taip. Kaip žmogų prijaukinti, sakykim taip. Nu, aš norėčiau su juo pabendrauti. Aš matau, kad jisai ne tai, kad bijo, gal jam nepatogu, gal jam visai neįdomu, bet ar ne taip lengviau žmogus įsilietų, jaunas žmogus, atėjęs į darbinį kolektyvą, jau susiformavusi tą kolektyvą, kaip ir norėtųsi, kad jis jaukiau jaustųsi naujas žmogus tam kolektyve. Kodėl jis nenori sveikintis? Kodėl jis nenori žiūrėti? Kaip įdomiai skamba iš šono, žinokit. Aš girdžiu. Bet man pačiai įdomu, kodėl su jais dabar taip darosi? Tai apskritai paėmus tą jaunimą, stovi su veipukais už kampą ir gul tą veipuką savo traukia, ne? Kompiuterį savo taip pasukrytę ir ieško kažko ten, ne? Taip yra su to jaunimu, kad apskritai aš pastebiu visam pasauly tendenciją, čia taip iš tolo užeisiu į atsakymą, kad žmonės linkia iš vis mažiau bendrauti. Nu, aš paimu savo ten tėvus, savo draugus, savo draugų draugus. Seniau, aš prieš 20 metų atsimenu, susirinkdavau po 6, po 5. Ne? Išvažiuodavo į gamtą, įsikepdavo šašlyką, kažkas išvarydavo su palapinė, kažkas susitikdavo buitiniam alkoholizmui alutį ten vakare, gal ar vinelio atsidarydavo. Dabar aš bendrauju su draugais, sakau, kada paskutinį kartą čia buvot kažkur normaliai suėję, 5, 6, nu mes susiskambinam per WhatsAppą, ar per tą Skype, ar ką ten, ir nebebendrauja žmonės. Apskritai, mūsų tie socialiniai tinklai, jie buvo sukurti tam, kad žmonės daugiau atseit bendrautų. Facebookas, Instagramas, TikTokas, bet kuo toliau mes juos naudojam, tuo mažiau mes bendraujam. Tai tam jaunimui pakankamai sunku įsilieti ir pradėti bendrauti, nes jie nebemoka kalbėti. Jų iš vis apskritai daugumos emocijos yra apribotos tiek emocijų ar emojių, ar kaip jie vadinasi, kiek duoda mums Facebookas. Tokia šypsenėlė, širdutė, toks ir panašiai. Ir jie to išreikšti net nebelabai bemoka, nes jie nuolat čia. Jo, arba, kaip sakot, prakalbini ir moka. Tai yra visokių žmonių. Dabar jūsų atveju konkrečiai. Ateisiu iki jūsų atveju. Tai visų pirma, ką iš jūsų girdžiu, kad jūs čia norėtumėt, kad tas žmogus geriau jaustųsi. Kas yra gražu iš jūsų? Jūs norėtumėt jį pakeisti. Bet kodėl jis turi norėti? Jeigu jis nenori, mes palikim į ramybę, tegul jis gyvena nepatogiai, negerai ir panašiai, nes tarsi girdžiu biškį egoizmo čia, kad aš norėčiau visus pakeisti, kad visiems būtų faina. Nuoširdžiai sakau ir aš norėčiau, kad visiems čia šiandien būtų faina, bet taip nebus. Nu kažkam nepatiks, kažkas sakys, sugaišau 2 valandas, ne? Neįmanoma to padaryti. Man norisi dėl to, kad jie ateina į naują darbo vietą ir dabar parodyt, kaip dirbti, ką daryti, kaip įsilieti į kolektyvą. Aš žinau. O, bet gal ir žino, mes nežinom apie jos. Čia yra iš esmės... 5 minučių, ne. Nebežino. Tai, o jūs vadovaujate tame darbe, ar kaip? Ne. Tai koks skirtumas? Jam blogai. Jam blogai, ne mum. Taigi, kai kaimyno namas dega, tai... Čia tas mano egoizmas, aš noriu... Ja, tas sveikas egoizmas. Aš irgi, tiesą sakant, norėčiau, kad visi žmonės būtų laimingi ir patenkinti. Nu, bet nėra tai. Ir ateini žmogui, kartoji 10 kartų. Visko pertekė. Man jį palikti ramybėje. Tai aišku. Jūs rūpinkite savo, o jūs neturite jokių problemų gyvenime. Nes verčiau rūpinti. Verčiau rūpinti savo problemėlėm, aš manau. Tai nesusikurkit ir neapsikraukit savo pečių svetimom problemom. Aš taip daryčiau. Gražus požiūris, kad norim kitiem padėti, bet tie žmonės, kurie nenori pagalbos ir nereikia nieko daryti. Neverta. Jeigu jūs man paskui po renginio parodysit nuotrauką to žmogaus, aš jums pasakysiu, dėl ko taip ir. Jūs kažką norėt paklausti, ne? Ar turit klausimų? Nes jei neturit, tai 13 minučių. Kaip veido tyrinėtojo darbas online patogesnis ar gyvai bendrauti? Galėtumėt patikslinti klausimą? Tai ar užtenka nuotraukos veido tyrinėti, ar vis dėlto reikia ir online bendrauti? Man užtenka. Aš matau žmonės iš veido, iš bendrų parametrų, man užtenka nuotraukos. Realiai, kai aš rašau pilną analizę žmonėm, aš rašau ją iš 2 nuotraukų. Vieną iš priekio, vieną iš šono. Viskas. Jūs galit, kaip tik norit, prisidažyti ryškiai lūpas ir pasidažyti blakstienas ir antakius. Ir tai kažką reiškia, nes jūs, ko gero, esate ryškiausia šiandien čia. To ir siekiau. Va, nes labai mėgsta dėmesį. Nu dar čia ta duobutė tokia, ne? Yra. Tai va.
Tai atsakant jūsų klausimą, man užtenka ir tik tai nuotraukų. Matant žmogų gyvai ir su juo bendraujant ir matant mikroekspresijas, kas jau yra nebe veidoskaita, o labiau profilingas arba kūno skaitimas arba mikroekspresijų skaitimas, jūs patys taigi mokat visus tos dalykus. Aš su kiek žmonių kalbu, jie visi viską supranta, tai gal žodžiais nemoka išreikšti. Jeigu žmogus, va čia tokios raukšlės, va toks, ką reiškia? Koks žmogus? Dažnai jis buvo piktas arba dažnai buvo susirūpinęs. Tai reiškia, tas žmogus analizuoja, mąsto, rūpinasi ir panašiai, ne? Tik mes gal to nemokam išreikšti. Ką reiškia, jeigu žmogus labai ryškus, prisidažęs atvarogai? Jeigu žmogus nemėgsta visai dėmesio, jis to nedaro, ne? Bet jeigu mėgsta, čia gerai, blogai. Nei taip, nei ne, žiūrint, kur panaudosi, ne? Jeigu žmogaus darbas toks, arba žmogus moka per tai save patenkinti, dopamino biškį gauti. Tai viskas gerai. Tai vat aš per tai nagrinėjau. Dabar dar labai daug žmonių galvoja, kad aš čia kažkokius veidus skaitau. Jo, galima skaityti veidą, išmokti labai greitai. Bet tiesiog matosi bendra žmogaus energetika, žmogaus rūbų netgi. Jūs galite atsukti man nugarą, aš niekada jūsų nemačiau. Jūs duokit man 10 žmonių nusuktus nuo manęs ir nueinančius nuo manęs, aš vien iš to, kaip jis dėlioja kojas, daugmaž pasakysiu, koks yra temperamentas. Nes tai matosi, jeigu jūs į tą žiūrėtume 1000 kartų, jūs suprastume. Galim pavaryti, nėra problemų. Podiumą turim ilgą. Jūsų temperamentas, ir net ne aš pasakysiu, o galim padaryti eksperimentą, jeigu turėsim laiko, praeis čia 3 žmonės ir visi jūs pakankamai tiksliai pasakysit, jo, šitas žmogus toksai užtikrintesnis, eina užtikrinčiau, šitas velka kojytės, pavargė. Labai matosi. Jeigu mes stebėtumėm šitą dalyką daug laiko, mes suprastumėm. Atsakiau klausimą. Galima matyti ir taip, bet kuo daugiau detalių, tuo tiksliau, žinoma. Į kurį? Aš kažkada atsimenu nuo vaikystės, paauglystėje skaičiau jau kažkokią, buvau parsitempęs knygą iš bibliotekos apie ką rodo kūno kalba. Žinot tą tokią. Nenoriu su tam bendrauti. Arba kai meluoja vyras. Ne? Tai tokia primityvės knygas aš turbūt perskaitydavau jau vaikystėje kažkur. Aš kažkur irgi pasakau kažkuriam interviu, kad tai turbūt buvo, kai dabar gerai įsigilinu, kažkoks tam tikras savigynos mechanizmas. Mokėti greit atpažinti žmogų ir su juo bendrauti jo kalba. Aš daugelį mokyklai mokiaus, o ten pusė mokyklos yra vaikų būdavo iš pušynė esančio pastato. Tai ten reikėjo mokėti ir apsiginti, ir kad tavęs nemuštų, ir kad tu kitą nemuštum, ne? Tai vat, kai tokiai mokykloje tu gyveni, tu turi mokėti labai būti toksai diplomatiškas. Dabar žodis toks yra. Turi mokėti išlaviruoti tarp visų bangų. Tai turbūt tam man buvo reikalinga matyti, kuris agresyvesnis, kuris čia tik tai šneka, bet nieko nedarys, o kurio reikia pasisaugoti. Tai ten buvo tokia pradžia. Paskui aš pradėjau mokytis to Lietuvoje, Tailande mokiaus. Tiesiog buvo daug mokyklų, daug mokytojų, kurie jau mokė kryptingai veidoskaitos. Paskui yra daug knygas, kelias, kurios moko vėl kūnoskaitos, paskui žiūrėjau tam tikrus filmus, pavyzdžiui, tokį kaip Lie to Me, kaip jis čia dabar galėtų lietuviškai skambėti, serialas Lie to Me. Ne, bet ten kitaip jis verčiasi kažkaip. Žodžiu, norėsit, galėsiu, parašykit, atsiųsiu pavadinimą. Yra gerų filmų, kur kaip daktaras Hausas ten tyrinėja ligas visokias, tai ten pakankamai tiksliai tyrinėja žmogaus elgseną, kada jis meluoja, kada ne. Ir ten netgi biškį paaiškina, kuris veiksmas ką reiškia. Tai aš tiesiog iš visur mokiausi, nes man buvo įdomu. Ir visą tai sujungiau kartu su tuo, ką aš jaučiu. Ta, ką jaučiu, sujungiau su tuo, ką aš išmokau. Ir tiesiog pasidarė aišku, pamatai žmogų, maždaug apie jį žinai. Negalvokit, kad aš va taip žiūriu ir visus matau kiaurai. Va, jūs rytoj teleloto laimėsit. Taip nėra. Arba jūs va, liko 5 metai. Tai taip nėra. Jeigu aš matau prie kaskelio žmogus jau 7 rytą bambalį geria, aš galiu spėti, kad kepenim nėra gerai. Bet čia vėlgi iš to, ką aš išmokau, su to, ką aš jaučiu. Tiesą sakant, jeigu bet kurį žmogų dabar, jeigu norit savanoris, galite ateiti čia ir mes jūs trumpai perskaitysim, jūs perskaitysit 9% tikslumu. Jeigu aš teisingai užduosiu klausimus, ar čia toks žmogus, ar toks jūs atsakysit. Jūs patys 9% tą jaučiat, tai gal nemokėtume taip tiksliai išsakyti ir išreikšti, arba gal nemokėtume tiksliai duoti jam patarimų, ką jam su tuo daryti, ne? Pavyzdžiui, jūs, galime, jūs biškį, ne, jūs, kur uždėt klausimą, jo. Kaip vardas jūsų? Galim Raimondą jūs biškį tai pažiūrėti? Žiūrėkit dabar, paimam Raimondą, ne?
Nieko prieš, ne? Nieko giliai labai nelysim. Žiūrėkit. Kaip jums atrodo, ar jinai yra tokia, va aš užduosiu taip ar ne maždaug, ne? Ar jinai tokia rami... Ateikit Raimonda čia, žiūrėk, ateis Raimonda čia. Ar Raimonda yra tokia rami, visiems nusileidžianti, paklūstanti vykdytoja, ar jinai kaip tik labiau dominuojanti, kur gali kitam dar pasakyti, ką daryti ir kategoriška? Antras variantas. Gerietė, kur visų klauso ir nesiginčia, ne? Eikit lauk. Jinai turi pakankamai platų smakrą ir žandikaulį, kas veidoskaitai rodo, kad vis dėlto jin gali dominuoti ir panašiai. Dabar dėl ko kiti gali suklysti? Dėl to, kad jos labai geros akys. Ne? Galėtų jinai ką nors apgauti, labai išdurti? Galėtų, jeigu buvo labai blogai auklėta, bet tikėtina, kad ne. Lygiai tas pats, ar jį dominuoja ir kokie, nežinau, švietimo įstaigos direktoriai yra, irgi mes negalim žinoti, nes mes nežinom, ar jinai tą savo potencialą vadovavimo, dominavimo ar išnaudojo. Nes gal neišnaudoja, nieko su to nedarė ir tiesiog dabar... Ką jūs dirbat, va, pavyzdžiui? Vis tiek jūs žinote, ne? Maždaug. Ofiso darbuotoja. Ofiso darbuotoja. Kitas klausimas. Va dabar čia sustojom. Žiūrėkit, ar jai tinka aktyvios veiklos, ar jai tinka sėdėti prie kompiuterio? Ilgas kaklas. Pakankamai aukštas makras, jei reiktų aktyvios veiklos, o ne sėdėti prie kompo. Dabar jums klausimas. Ar jūs laiminga ten tam ofise? Spaudaliuot piktukus. Ne, jūs man atsakėte klausimą. Nu va, tai va, vėlgi, kai sako, Tomai, ar tu matai, ką aš dirbu? Nepataikė, aš ofise dirbu. Jo, dėl to ir esat nelaiminga. Nes varykit keliauti, varykit dirbti vadybį. O ką ofise dirbat? Maždaug. Bendrais brožais. Multifunkcinė darbuotoja. Nu daug, nors čia dar padeda tada, kaip multifunkcinis gerai, nes jums reiktų judėti, kažkur daryti kažką, kuo daugiau, dar jeigu tinka vadovauti mažai kompanijai žmonių ar kažką, arba jūs turite 5 žmogeliukus, kuriem biški paaiškinti galit, jūs išpildytumėt labiau savo potencialą ir būtų daugiau laimės. Tai va, tai ačiū labai, galite sėstis. 7. Tai jeigu mes va, išnaudotumėm tą savo potencialą kiekvienas maks 100%, mes sakytum, volia, gyvenimas yra geras. Tai va mes gali, aš nežinau, neatspėsiu nei vieno iš jūsų, kur jūs dirbat, aš galiu pasakyti, kur jums tiktų dirbti, kad jums būtų gerai. Tai jeigu jūs patys žinotumėt, kur jums tinka, jūs dažniausiai ir jaučiat, kad, nu, blemba, užkniso tas darbas mane, o užkniso dėl to. Gerai. Žiūrėkit, padarom taip, galim, jei nori dar vieną kitą čia panagrinėti, mano toks pasiūlymas, arba kitas pasiūlymas, galim varyti plačiau šiaip kokią nors temą, kad visiems būtų įdomu ir tada aš paskui vis tiek ant galo dar jūs panagrinėsiu kažkur. Paliekam pabaigai šitą, gerai? Netgi jeigu ką ir asmeniškai kažkas labai, jeigu bijot čia ateiti, aš irgi trumpai panagrinėsiu. Ar tinka taip? Nes jei dabar paimsim nagrinėti, aš žinau, kad 2 valandas truks. Tai gal pabandom ant galo palikti šitą? Palikim šitą biškį pabaigai, gerai, dabar panagrinėjom dar. Bet šito nepaliksim, netgi asmeniškai galėsit prieiti, vis tiek jums pasakysiu kelis esminius sakinius, kad žinotumėt. Gerai? Kažkas ten kėlė ranką. Tai ką jūs patartumėte, tarkim, ateina darbintis pas mus į biblioteką darbuotojas. Taip. Ir į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad mes jau taip iš pirmo to pokalbio galėtume matyti, kad tas žmogus yra kūrybiškas, toks patikimas ir Važiam. Nu va, aš kūrybiškas, darbštus, patikimas. Taip. Bet aš netikčiau. Pratęskit dar klausimą. Ir žmogus su mumis kalba, ten mes darbo pokalbį kalbamės ir aišku, iš pirmo karto labai sunku nuspręsti, tą atranką padaryti. Ir kokie žmogaus judesiai ar bruožai išduoda tą tokį, kad jis čia šneka tik pažadus. Ok, geras klausimas. Žiūrėkit, tai pirmiausiai, jūs klausėte, ar kūrybiškas, patikimas ir panašiai. Veidoskaitai kūrybiškumą rodo nosis dažniausiai. Nosies forma. Tiksliau, nosies ilgis ir siaurumas va ties ta nosies kauliukų. Va čia sėdi kūrybiška, čia kūrybiška sėdi. Čia labiau praktiška, čia labai kūrybiška. Jūs kūrybiška labai. Bet kam esmė? Esmė, kad kūrybiškumo neužtenka. Čia bibliotekui vėl žiūrint, kokios pareigos reiktų aukštos kaktos, kad būtų intelektualas ir perskaitęs ne tik Altorių šešėlį su Liudu Vasariu. A ne? Toks ten buvo, ne? Liudus buvo. Ten, kur žiūrėjo į merginas nuo Altorių.
Tai, bet vėl, nepaimkim čia dabar tų bruožų bendrai. Dar jūs uždavėt labai vieną tokį raktinį žodį, kaip žinoti, ar jis tik čia šneka ir paskui nepadirbs ir panašiai. Tai jeigu aš jums dabar pasakoju ir gebu žiūrėti jums į akis, nenuleisdamas tų akių ir bendrauju, nublemba, labai turėčiau būti užkietėjęs sociopatas ir melagis, kad sugebėčiau taip žiūrėti ir net nemirksėti, ne? Tai jeigu žmogus ten šneka, jau toks išsigandęs ir nusukinėja akis, neveikia. Kad bendrai skaityti, kad galėtumėt bendrai perskaityti žmogaus kūno elgseną, bet čia jau nebe iš veidoskaitos, čia labiau iš profilingo, mes turėtume nusistatyti žmogaus bazinę liniją. Bazinė linija reiškia, koks yra jo natūralus elgesys. Pavyzdžiui, susitikot su kolegė, su draugais, su kažkuo, šnekat bendrai natūraliom temom. Mane, koks jūsų išsilavinimas, kur prieš tai dirbat, ir jūs matot, kaip žmogus elgesi. Ir kai jūs užduodat kažkokį klausimą, kuris jam nepatogus, jo elgesys pasikeičia. Jūs galite net specialiai užduoti provokuojantį klausimą ir žmogus pradės kažką sukinėtis, krapštytis. Va čia mes jau matom, kad jis nukrypsta nuo savo bazinės linijos. Tai reiškia, jam nepatogu. Ar jam tiesiog nepatogu, ar jis meluoja, reikėtų vėlgi tikslintis. Visgi raktinis dalykas čia bus atlyginimas, ne? Tai jūs nesitikėkit gauti super gerą, gerai. Ar aš galėčiau dirbti bibliotekoje? Negalėčiau. Aišku, kad galėčiau, bet nedirbčiau aš, ne, iš principo, nes aš tiesiog labai aktyvus ir man čia netiks. Tai gal jums geriau konservatyvesnis žmogus su trumpu kaklu. Jeigu reikia, kad jis daug bendrautų, reikia, kad storos lūpos būtų. Geriausiai be haliurono tos lūpos, kad būtų storos. O natūraliai. Labai paprastai žiūrėti reikia. Tai esu dirbęs darbuotojo atrankoje labai nemažai laiko, kai ateidavo apie 80-100 e-mailų vienoje mokymo įstaigoje. Ir aš sakydavau sekretorė, man visų, tiesiog duokit CV atrinkit, kad kurie blogai išmeskit, jos palikdavo 40, aš atrinkdavau iki 20, tiesiog paskaitęs, tuos 20 žmonių pakviesdavom, kiekvienam po 10 minučių ir taip įeina žmogus, iš karto aišku, ar jis gali dirbti ar ne. Direktorius šalia sėdėdavo, jisai uždavinėdavo klausimus, o aš tiesiog žiūrėdavau ir į žmonės ir viskas. Ir toliau mes iš tų 23, jis užrašydavo 3 ir aš užrašydavau 3. Jis savo metodais, aš savo. Nėra nei vieno karto buvo, kad 2 nesutaptų. Visada aš tos pačius 2 atrinkdavau ir jis tos pačius, vienas kartais įsiskirdavo ten kažkur. Jis manydavo, kad tas geriau, aš manydavau, kad tas. Tai viską tą patį parodavo, nes tiesiog aš stebėdavau, ar žmogus iš vis tinka pagal savo charakterį tą darbo vietą, o jis stebėdavo, ar jis turi kompetencijų klausinėdamas, nors jis irgi gerai skaito. Tai kokie bruožai, kūrybiškumas, nosies forma tam tikra. Ir gerai, parekomenduosiu mano draugo knygą. Mano to nieks čia nėra. Žydrūnas Sadauskas, Veidoskaita. Visi grįžtat, nusiperkat knygą, iš vis padėkit šitą knygą į biblioteką. Nupirkit 5 knygas, padėkit į biblioteką. Žydrūno Sadausko Veidoskaita. Tenai yra bazė ir daugiau negu tai yra būtent tiek, kiek užtektų kiekvienam iš jūsų, kad gyventumėt geriau. Kiekvienai mokytojai reikėtų šitos knygos, kad pamačiusi vaiką sakytų, nublemba, nebus jisai sportininkas, nebeverskim jo sportuoti. O šitas nebus, o šitam duokim išjudėti, nes jeigu jis taip sėdės kem 5 minutės, 6 kartus per dieną, 6 pamokas, jis išprotės. Ir kiekvienas galėtume matyti, kam kas maždaug tinka. Užtenka tos bazės, kuri leidžia žinoti, kas tai yra per žmogus. Ir viskas. Ir nereikia čia skaityti kaip profesionalai. Tai va šitą knygą pasidėkite į biblioteką ir pačias dar perskaitysit. Va, čia šiaip geras variantas. Tai labai geras mano draugas, jisai labai giliai skaito, bet knygą parašė labai paprastai, pasaka paprastam vartotojui. Aš noriu. O jums yra kas nors analizę darė veido? Čia pasiūlymas kažkoks? Norėtume? Yra. Tiesą sakant, nieks nėra rašęs jos kažkaip, bet mes vienas kitą labai smarkiai nagrinėjom besimokydami. Tiek su pačiu Žydrūnu esam kalbėję milijoną kartų. Ir atitiko jūsų nuomonė, ką jūs pats apie save galvojate? Ką aš? Oi. Viskas atitinka absoliučiai. Tiesą sakant, mes besimokydami nuo to ir pradėjom, kad ne kitą žmogų perskaityti, o save. Mes mokomės tam tikrus parametrus ir žiūrim, ar jis pas mane, ar aš čia esu iš tikrųjų, ar man tinka visų pirma. Ir kai tu giliai pradedi viską žiūrėti, tu žiūri, kad viskas čia taip ir yra. Nes pradžiai gali atrodyti paviršutiniškai. Paėmus mano 3 veido dalis, nežinau, čia įdomu visiems Veidoskaita šitą labai, ne? Okay. Tai bazė, gerai, pamokysiu bazės. Yra 3 veido dalis.
yra smakras mūsų, aš vadinu tai smakro arba apatinė veido dalim. Mes veidoskaitai tai vadinam kojom. Čia yra mūsų veiksmo zona arba kojos. Kuo platesnis, kuo aukštesnis, tuo labiau mes linkę į veiksmą. Čia yra mūsų širdis. Nuo kojos čia. Čia širdis. Nuo nosies apačios iki nosies viršaus iki akių va čia. Kuo aukštesnė, kuo siauresnė, tuo mes esam empatiškesni, kūrybiškesni. Nu širdies daugiau turime, ne? Užjaučiam kitus labai ir panašiai. Kuo trumpesnė, kaip pavyzdžiui kokio politiko, nežinau, skvernelis. Nu ten nėra nosies, ten ir va. Bet ten kakta yra tokio. Kakta kas yra? Smegenis, protas, intelektas, jeigu aišku į mokyklą žmogus ėjo. Nes gal intelekto potencialas didelis, bet jis neėjo mokyklą ir nėra jo išvystytas. Na tai va, tai kai paimsim kokią politiką, atsiverskit 10 politikų. Ir iš jų 8 bus va tokia kakta, jie labai protingi, labai gerai viskas. Čia bus toks apvalus makras, kas rodo, kad gali būti direktorius, vadybininkas ir panašiai. Anosis bus trumputė. Jam jausmų nelabai yra, jis kitų nelabai užjaučia, pas jam empatijos nedaug, jam neskauda, kai kitam skauda. Jis praktiškas. Jis, ne tai, kad be širdies, bet mažiau ta širdis veikia, ne? Nu tai mes matysim tokius politikus. Dabar atsiverskit menininkus, dažniausiai bus tokia nosis. Jis kūrybiškas ir panašiai, intelekto pas kai kuriuos daug, pas kai kuriuos mažiau. Paimkime apatinę veido dalį, pavyzdžiui, jūsų yra apatinė veido dalis, stipri labai, ir vidurinė, kas reiškia, kad jūs esate ir labai kūrybiška, ir labai aktyvi. Ką? Kakta irgi matau, kad yra, taip, bet ryškiausia yra kūryba, širdis, kūryba, empatija ir veiksmas. Tai ką jums gyvenime reikia daryti? Jums reikia aktyvios kūrybos. Aš tą žinau. Reikia kažką, aš žinau. Jie klausia, ką jūs apie save galvojat. Aš galvoju, kad gerai pataikau. Dabar pas mane pažiūrėkim, kur yra. Nu, viršus nėra aukščiausias. Nu, nėra intelektą. Durnelis. Bet kas priekį sėdite jūsų dabar? Tai va, aš turiu pakankamai stiprią kūrybą ir empatiją. Vat čia, šiandien skambino 2 žurnalistės iš 15 min ir TV3, galite jau perskaityti straipsnius. Tomai, popiežių išrinko. Reikia, kad apibūdintum dabar. Tai aš kiekvienai po 15 minučių, nebus aferist. Tai aš jam pasakoju apie popiežių, koks jis yra. Jeigu atsiversit naujai mūsų popiežių, pas jį nosytė plona, ilga graži, čia apvalus tokio vadybininko, gero komunikatoriaus ir kaip čia dabar pavadinti, diplomatinius gebėjimus turinčio žmogaus savybės. Ir dar mes turim tokį parametrą, kuris vadinamas kunigo parametru. Vat čia tarpas tarp akių, kurie nosis labai plona ir siaura, va kaip pas jūs. Ateikime. Čia mano sesė dvynė, ne sesė, tai panašiau. Bet žiūrėkit dabar mano ir jos va šitą vietą, jinai yra tokio siaurumo, nuvelniškai. Ane? Tai va čia yra kunigo parametras, ačiū. Žmogaus, kuris gali vesti kitus arba kažkur per, kunigėlis. Realiai aš dabar esu kunigėlis, aš čia atvarau. Kaip koks kunigėlis. Nu tik neturiu savo bažnyčios tokios oficialios, aš turiu neoficialią tokią, ne? Tai mūsų popiežių naujai pažiūrėkit, va čia bus, kunigėlis. Nu jis ir buvo kunigėlis, kardinolas, vyskupas, lalala. Ir užlipa aukštyn. Ir manęs klausia, kas per žmogus. Tai aš ir nagrinėjau. Gilios akis, siaura čia, gilus žmogus, labai empatiškas, va jisai tinka į popiežius. Jisai tinka puikiai. Tai ką tai reiškia, kad bažnyčią reikėtum atsidaryti? Ne, labai daug empatijos ir ekstrasensorinių gabumų nemažai, nes akys jūsų irgi labai gilios. Tai jeigu dabar save taip giliai žiūrėsit ir paimsit kitą, pavyzdžiui, pas ją nėra tokių gilių akiduobių. Jai nereikia. Jeigu jum abiem pasakyčiau, kad jūs tai jūs iškart įsižeistumėt, o jums sakyt, nuikos. Nes pas ją nėra tiek empatijos. Pas ją jai tinka, jinai ne taip jautri kritikai, nereaguoja taip greit. Ai, čia negalėjo keiktis? Iš čia specialiai. Tai va, tai vieni esam vėl jautresni kritikai, jeigu mes turim va čia labai siaurą tą nosytę, o kiti netiek jautrus. Aš, pavyzdžiui, irgi būdavau labai jautrus, bet aš išsivyščiau, kad nebebūčiau tiek jautrus, nes man tai pradėjo trukdyti gyvenimą. Jūs dar vis vengiat. Dar klausimų. Galim. Nu jau pas jumis ir tos. Gal tik taip atrodo. Nu sakyk. O kas tai rodo tą savybę? Ne, aš norėjau paklausti. Žiūrėkit, kaip sėdi.
Aš paklaust norėjau. Jo, klausk, atsiprašau, kad pertraukinį. Pastebėtas mano klausimas ir tas toks ir buvo. Kaip žinote, ar ne per daug gerai save vertini, ne per daug blogai vertini. Net apie save, ne apie kitą. Aš nesu sutikęs žmogaus, kuris per daug savivertės turėtų. Nu ne, egoizmas būtų jau ale per daug, bet egoizmas nėra perdėta savivertė. Egoizmas yra nejautimas kitų žmonių, kai jau perlipam kažkur, bet tai nėra per aukšta savivertė, jinai visada padės. Nu kaip žinoti, ar aš per labai save vertinu? Nu jeigu aš ateinu ir sakau, man 2 štukas algos dabar mokėsi, to moka tik štuką, nu tai per daug vertinu, nes nemoka. Nu, čia toks buitinis pavyzdys. O kur mes gyvename? Buitį? Kasdienybėj, ta prasme, kiek... Tai kasdienybėj tas pats. Jeigu jūs jaučiat, kad gerai jaučiatės ir aplinkiniai aplink jūs gerai jaučiasi, viskas ok. Pavyzdžiui, mano savivertė, aš turėčiau sakyti, kad jinai per aukšta pagal mano visas galimybės. Jaučiasi, ne? Bet man tai netrukdo. Aš neturiu intencijos jūs įžeisti, skaudinti ar kažkaip padaryti blogai, bet aš ant tiek gerai jaučiuosi čia ramiai, kaip kad namuose sėdėčiau ir alų gerčiau. Nu man gerai, aš nejaučiu kažkokio diskomforto. Ir kitiems šalia gal O gerai. kitiems šalia iš tikrųjų man nerūpi labai. Aš neturiu intencijos įžeisti ar kažką blogo padaryti, bet man nerūpi, jeigu kai jai labai rūpi, kad jaunuolis atėjęs, nekalba. Man nerūpi, nekalb jaunuolis, pabandžiau su juo pakalbėtis, nenori kalbėti, sakau, nekalbėk, tavo gyvenimas, ne mano. Neapsikraukim. Gal aš išvystysiu savy tą savybę. Neapsikrauti. Jo, reikia neapsikrauti. Pas ją labai geros akys, jinai nori visiems padėti. Nu, tai pažiūrėkit, iš tikrųjų. Ar dar yra klausimų? Važiuojam, gerai su klausimais viskas, ne? Jeigu kas bijot klaust, parašykit. Neskaitysiu nei vardo nieko, net kad nežinotų nieks, kad jūs čia klausėt. Nei vieną klausimą. Aš buvau renginį, Švyturio arenui darėm renginį, buvo gal 100 klausimų, aš spėjau gal 5 perskaityti. Ten apie santykius buvo. Ten buvo apie viską. Galima apie santykius klausti? Prašom. Ne, čia Kuršėnas jau čia Tinderį atverti, tai pusbrolis. O kaimynka, a ne? Kaimynė. Klasiokė, su tuo jau draugavom. Ne taip čia? Man atrodo. Jūs draugaujat? Ai, tai gerai. Jums šiaip tiktų. Tai aš biškį tokia savi. Aš čia buvau vienam vakarį. Kaip? Visi iš Kuršėnų. Čia? Jūs čia manęs klausėt? Žinokit, aš gerai skaitau veidus, bet dar nėra tiek tikslumo. Tikslumo nėra. O. Gerai. Būčiau žinojęs, būtumėt mane Nežinau, čia Kuršėnų. Du daugiau mažiau turbūt iš Kuršėnų čia esate, ne? Viskas gerai. Tik tais tą turit juodą užsidėti. Čia va. Ja. Įrodinį. Ne iš Kuršėnų. O iš kur jūs atvykote? Iš Šiaulių. Reiks Šiauliuose renginį gal daryti, ne? Reikia. Gerai, vadais. Jeigu astrologai gali sudarinėti, tarkim, būsimų sutuoktinių sutinkamumą, suderinamumą, tai reiškia veidotyrininkas, veidos skaitininkas, visaip gerai. Jisai galėtų taip pat kažkokią analizę atseit, ta pora, jinai galėtų ten bendrauti, negalėtų, skyrybos bus, nebus, klausimas. Taip. Dauguma veidos skaitininkų, tos, kurios pažįstu, jie kartais ir pasako, ne? Kad va, jums tinka, jums netinka. Tie, kurie yra profai, niekada taip nesakys. Lygiai taip pat ir tie žvaigždynų tyrinėtojai, astrologai, irgi nesakys, kad jūs išsiskirsit. Nėra tokio parametro. Yra parametrai, kad va, tas aktyvus žmogus, tas pasyvus. Šitas daug kalba, šitas mažai. Šitas labai linkęs į veiksmą ir diskutuoti su kažko ir įrodyti savo, o šitas va, nusileidžiantis. Bet tai niekaip nereiškia, kad jie negali gyventi kartu. Klausimas, kiek sąmoningumo jie turi ir kiek jie nori būti kartu. Tai jokių būdų mes niekada nežinom, ar jie išsiskirs ar ne. Aš tik galiu pasakyti tendenciją, kas bus, jeigu jie gyvens kartu. Kas bus, jeigu tas žmogus labai Kas bus, jeigu jį gyvens su... Jūs turit vyrą, ne? Taip. Nesakykit daugiau, nieko daugiau nesakykit.
Va, jeigu jie turi vyrą, kuris irgi yra dominuojantis, kontroliuojantis, yra toks, tai tada jie tiesiog nuolat kovos vienas su kitu. Jūs tiesiog galit pasakyti, Jo. ar lėkštės ar neduš. Jo, jeigu jie bus nesąmoningi, bet jeigu ji, kaip dominuoti gebanti moteris, ne, ir aktyvi, ir sąžininga, sąmoninga moteris, sakys, okei, jis dominuojantis, aš dominuojanti, aš gal nusileisiu, man nereikia čia įrodinėti nieko ir matuoti. Tai tada nebūtų šlėkštės, ne? Tai čia visur reikia ant to sąmoningumo. Tai mes tiesiog, o jūsų vyras, kas šeimos galva pasisyra? Deja. Va, tai jeigu yra du abu stiprus, jie jau nebepasidalina. Jeigu vyras būtų silpnas, tada jį tiesiog uždominuotų ir jai nebeįdomu būtų. Sakytų, aš turiu 2 vaikus ir dar 3. Dažnai tai būna, tokio moterim kaip jūs. Aha. Jūs galite irgi kontroliuoti, jūs mėgstat viską vadovauti, reguliuoti ir kad viskas būtų pagal jūs. Tai jeigu jūs turėsit vyrą ir būsit nesąmoninga, jūs turit, kaip jūsų seka santykiai? O vyras kokia maždaug ramus, tyliai ar toks visai jau bosas, nes tik 2 atvejai yra jums. Arba jis turi būti super stipresnis, žiūrėkit, pasakysiu kaip gali būti, arba jis turi būti labai labai stipresnis už jūs, kad jūs apramintų ir jūs, o sorry, viskas gerai, arba jisai ramus, kad jūs jau jam viską aiškinat. Tai va, tokių labai mažai. Gerai draugai jūsų su vyru pasisekė. Labai pavyko. Nu tai va, atsakant į jūsų klausimą, nėra tokio bruožo, kuris rodytų skyrybas ar kažką. Nu, kai įsigel pasižiūri, tai bus skyrybos. Iškart, daug kartų. Aš nekonkrečiai apie skyrybas, tiesiog apie suderinamumas. Jo, tai aš labai nemėgstu tos frazės suderinamumas, nes jeigu dabar paimsim 2 žmonės, pastatom, jo, aš pasakysiu suderinami, uždedu štampą, nu ir... O jie pradeda ten pykti, sako, nu bet sakė, kad suderinami. Taigi nieko nereikia daryti, suderinami. O jeigu pasakysiu, va šitą nesuderinam, pavyzdžiui, mes su žmona pasiėmėm astrologiją, specialiai mes pratirnėjom kambario karts, nesuderinam. A būtent bus barniai. Pasiemam kitą sistemą, bus blogai. Pasiemam 3 sistemą, nu taip galit būti kartu kaip partneriai ir panašiai, bet blogai. Tas neveiks, viskas veikia. Nes mes sąmoningai pažiūrim į tą vietą, pala. Dėl ko čia neveiks? Ai, dėl to jo, gali būti barnių, nes abu tokie turinti savo nuomonę. Sakom, žiūrėk, ką mes čia paramės, nesipykim, tu turėk savo, aš savo ir einam savo keliais. Ir mes galim gyventi toliau. Nes sąmoningai, atsakingai pažiūrim į tai, kokie mes esam. Ir leidžiam vienas kitam būti tokiais, kokie mes esame. Tai nėra tokio dalyko kaip suderinamumas, aš nemėgstu tos frazės, nors jeigu labai norėčiau, galėčiau sakyti, žiūrėkit, pasakysiu, ar jūs suderinami. Ir žmonės tada pirktų iš manęs analizės brangės ir aš pasakyčiau, ar jie suderinami. O gali vis tiek išsiskirs. Tai nesvarbu, kiek suderinami. Gali ateiti labiau derantis. Dar klausimų. Galima ir ne iš vidoskaitos, viskas ok. Žinom, galite paklausti iš kelionės. Ar esu... Kelionės labai padėjo, iš tikrųjų, tarkim, jūs Taip. skaitėt tiek daug teorijos, vadinkim taip, tai kelionės jūs tai praktiškai tikrinot. Tiesą sakant, taip, geras klausimas, biškai kitą istoriją paimsiu, bet atsakysiu į šitą klausimą. Aš buvau gyvenime 342 vestuvės. Kokius 330 kaip fotografas buvau, 1 savo buvau kaip jaunikis, kokias 3 kaip liudininkas ir dar keletą kaip svečias. Va ten man padėjo. Paskutinę 120 vestuvių aš jau fotografavau turėdamas labai aukštą lygą veidoskaitos žinias. Nu labai žinojau tai. Ir aš ateinu ryte ir nuota, kai daro makiažą 7 ryto ir aš žiūriu į jos veido bruožus, koliai daro, aš su kalbos fotkinu, su tėvu kažkas negerai. Matau, kad su tėvu buvo santykis tiesiog tragedija, konfliktai kažkokie baisus. Nu, tokie yra bruožai, jeigu visą veidą pranagrinėtumėm, galima tai išvelgti. Ir aš jau išsikeliu ryte hipotezę, dar nematęs tėvo, nieko nematęs, kad jai blogai su tėvu. Ir aš atvykstu pas ją į namus, suvažiuoju visą giminė ir aš matau, kad tėvas išsiskyrė su mama, alkoholikas, akivaizdžiai agresyvus žmogus. Ir aš patvirtinu savo per visą dieną, kas vyksta. Ir aš taip paskui gusdavau 10 žmonių išsirinkdavau ir juos visus analizuodavau, kokie čia su tuo santykiu, kokie su tuo. Iš porų kažkas ateina, matau, kad čia va šita mergina dominuoja, vyras visai ramus. Ir matau, kad vestuvių dieną, nu ką, tai čia vėl gersi, blemba. Iškart matosi ir aš per ten gavau labai daug praktikos. Kelionėse gavau kitos praktikos. Irgi kartais užduoda tokį klausimą, o tai kaip kinų veidai? Taigi ten siauros, o tai kaip tamsiaodžių, ten šnervės plačios. Visi tie dalykai, vėlgi reiktų nusibrėžti bazinę liniją, kad lietuvės ar lietuvio storos lūpos yra
vienaip matuojamos, o juodaodžio, tamsiaodžio jau storos lūpos biški kitai, nuo kitur prasideda storos, ane? Lygiai taip pat kaip kino akis, kada atviros, tokios kaip mano atvirumo akis pas kiną iš vis nebūna niekada. Ja, labai retai. Tai vėlgi, kai ilgiau pabūni tam tikroje šalyje, man teko 4 metus jau gyventi Tailande, tai sako, tai kad čia visi vienodi. Ne, pradžioje atrodė, kad visi vienodi, giliau pažiūri skiriasi. Vienos tos tailandietės siauras makriukas, kitos platus. Vienos akis uždaros, kitos atviros. Vienos aštrus žvilgsnis, kita visai rami tokia naivi. Labai labai skiriasi. Tai padėjo šitie dalykai irgi matyti gerai žmonės. Jūs klausimą gal turite? Varykit, nebijot. Iš vis parašykit klausimą. Kodėl jūs bijot? Rašykit. Nei vieno klausimo, dar taip nėra buvę. Dar galiu paklausti. Varyk. Aš paklausiu. Klausk, kol nieks neklausia, aš pasiruošęs. Dabar yra tekę kelionių metu pakliūti kokios nors, vadinkime, jau gyvybei pavojingas situacijas ir būtent tas jūsų gebėjimas išgelbėjo, šiek tiek pamanipuliuoti situaciją taip, kad jums būtų naudinga. Aš stengiuosi nepatekti tokias situacijas jau matydamas, kas vyksta. Esu mokėjęs pinigus už tai, kad nežudytų Marokė. Kažkokie hašišo apsivartoja žmonės, tiesiog atidavėm pinigus, kad nieko nebūtų. Nes ten mums siūlė pirkti, mes nepirkom, tada nebuvo kaip išeiti, nes bet patys ėjom į tą situaciją. Dabar neįtume. Nes buvom pavargę, buvo naktis, buvo tamsu ir kažkur, kaip čia vadinas, skersgatis, kur eini ir nebėra kaip išeiti. Akligatis, va. Akligatį kažkur žiem, kažko paklausėm ir buvo negerai. Bet čia tas jau nebepadėtų turbūt šitoje situacijoje. O šiaip, kad būtų pavojus, kiekvieną dieną būna pavojus. Jūs eina čia šaligatvį, yra pavojus, kad su BMW koks atvažiuos, jeigu stotelėje stovit. Esat girdėję? Stotelė, BMW, ne? Ir jau pavojus, čia galite iš namų neišeiti ir su fenu nusitrenkti mane. Ne, yra buvę tokių bairių, dabar galvoju. Nu, matai dažnai, kai tau kažkas siūlo kažką ir tu matai, kad jis tau siūlo, nes bando įpiršti kažką, ko tau nereikia. Tai tiesiog matai žmogaus natūros. Ypatingai musulmoniškos šalyse ten net nereikia žiūrėti, jie visi bando įpiršti. Kažkokia buvo atsiminęs istorija ir pamiršau. Nu, žodžiu, tiesiog reikia stebėti žmonės ir tiek. Pavojų yra kiekvieną dieną. Visur jų yra, mes nevykstam po labai ten kažkokią šalis, taip kaip koks Danas, kuris ten prakeliavęs visą pasaulį, jis mėgsta tos karštus taškus, aš gal net tiek drąsus, man kaklą trūksta, reiktų staresnį. Galėčiau varyti. Bet šiaip galima matyti, kur potencialiai apgavikas, kur ne. Tiesiog reikia nelysti tokias situacijas gal. O žmona kaip rinkotės irgi nuskaityti pagal veidą? Aš tada dar geras klausimas, aš tada neskaičiau dar veidų tuo metu, jausdavau žmonės ir panašiai. Ne, nesirinkau pagal veidą. Esam darę bandymą su tuo pačiu Žydrūnu Sadausku. 5 vyrai, 5 moteris ir suvedam, kas su kuriuo tinka. Vat, pagal charakterį, tau su tuo labiau tiktų, tau su tuo visi išsiskiria vis tiek paskui, gan greitai. Jeigu nėra tos chemijos, tai nėra jos. Nereikia šitus veidus žiūrėti labai. Sakyčiau, kad tai reikėtų naudoti kaip priemonę pasitikrinti, kaip tas žmogus elgtųsi tam tikroje situacijoje. O ne tam, kad va šitas praktiškas, daug nereikalauja, kalba visada, nenutyla, maždaug dominuojantis, turbūt įmonė atsidarys, kebabo kioską, okei, imu šitą. Taip neveikia. Taip neveiks. Tai nereikėtų žiūrėti kaip į labai rimtą, kaip čia pasakyti, kaip į pagrindinį dalyką. Reikėtų žiūrėti kaip į papildomą priemonę. Aš taip sakyčiau. Viskas, veidos kita. Na, jeigu grįžtant prie tos veidos kitos, kadangi aš turiu jūsų nusipirkus veidos kitą ir labai įdomu būtų, ar pataikysite su tuo, kaip jūs man pasiūlėte tenai parašėt, kuo aš galėčiau būti dabar. Ar tiks? Tai prižiūrėti kitus žmonės ir rūpintis kitais. O tai ką jūs darot? Ne, neprižiūriu kitų. Bet reikėtų. Vaikus turi prižiūrėti. Savo vaikus, jūs gera mamytė esat. Ir pašnekė, jums daug pašnekė tik tai. Kas, jūs draugė jos? Kas draugė? Viso švietimo. Jei duokit tik pašnekėtą, ne? O va jūs vatiliau, ramiai sėdit ir geriau, pasakys. Jo, 100 žodžių į minutę varo. Gūsiais iki 130. Tai tinka jai rūpintis kitais žmonėm, aš manyčiau. Tai va, jeigu į biblioteką jinai ateis, neduokit darbo. Nebent rūpinsis kitais.
Nu, dar varyk. Man nesvarbu. Varyk. Šiaip kilo mintis toks klausimas. Tarkim, labai dažnai kaliniai rašo laiškus, ne, prašydami apeliacijos kokios nors. Tai tarkim ir sprendžiama, ar juos nepaleisti anksčiau laiko, ar nepaleisti. Ar kviečia, būtent veido specialistą, kad spręstų, paleisti ar nepaleisti. Aš norėčiau, kad kviestų. Nežinau, man nėra tekę gauti tokio pakvietimo. Vieną žmogų Lietuvoje aš paleičiau jau ir pritaikyčiau amnestiją. Nes aš matau jo geras akis. Henriką. Jisai jau atsėdėjo. Bet čia tik mano asmeninė nuomonė. Ir aš matau, kokio nuoširdumo tai yra žmogus. Aš turiu pažįstamų Kaune, kurie su juo tiesiogiai yra bendravę. Jis visada visiems ėjo, padėjo, davė, kažkas pinigų neturėjo, visada duodo, nes turėjo tiesiog beribį kiekį jų. Jie tarp savo bandiūgų ten kapojosi vieni kitus, taip buvo tokie laikai, taip jiem kažkas mokėjo už kioskelių stogą ir panašiai, bet jie padėdavo. Jie vargšam padėjo, mokyklom padėjo ir panašiai. Dabar jis atsėdėjo už tą, ką ten gal padarė, nepadarė. Bet praėjo 2 ar 25 metai, sako, išleiskit ir jo neišleis niekas, nes yra tokia teisinė situacija Lietuvoje, kad tas prokuroras, kuris jį išleistų, jam būtų tiesiog blogai, nes čia rezonansinė byla. Nu tai jisai tiesiog neišeis dėl to. Jeigu paimtume 10, specialistų, kunigų, veidoskaitininkų, ką tik norit, visi turbūt 9 iš 10 pasakytų, kad nu jis jau nebepavojingas. Tai veiktų, manau, šitai. Aš nesenai Lukiškių kalėjime buvau, bet ten tuščiam jau teko vaikščioti. Aš buvau jo kamerai. Tai smagiai atsėdėjo žmogus. Norėjau paklausti apie tos bruožus ir kalėjimą. Ar pažiūrėjus į žmogų galim pasakyti, kad tu tai turi polinkį į smurtą ar ne? Taip, ar žmogus turi polinkį į smurtą arba nusikalstamumą arba melagystės. Nu gerai, šitas šiaip gal netgi naudingas. Kuri veido dalis turėtų rodyti, ar žmogus jo agresiją linkęs? Kulokas, ja. Kulokas geras, jo, prisipučia, kiti vazelino tokio medicininio prisileidžia į va čia, į krumplius, kad kai duoda, kad kaulai neskaudėtų ir kad sunkesnė ranka būtų. Tai kuri veido dalis turėtų rodyti? Kakta? Smakras, veiksmas. Tai jeigu pa žmogų va atsikišęs, va toks va smakras, ne, jis linkęs į agresiją stresiniai situacijai. Bet galis tas, turiu tokių draugų, pavyzdžiui, su vienu sportuojam dabar, Artūras Jevtokas, pavyzdžiui, ne? Nusmakras geras, bet ką jis daro? Jisai visą laiką sporte judesį, bet jisai su motociklu 200 kiam ir... Nes jam reikėjo išleisti, nu jis per tai išleidinėdavo, ne? Tai smakras rodo polinkį į... Va. Išerzinkit ją. Bus taip, va. Yra smakras, ne toks geras. Stresiniai situacijai, labai pavargus, labai sunervuota, ant kokių nors degiųjų skysčių, jeigu daug išgertų, gali duoti galvą jums. Tada reiktų žiūrėti akių asimetriją. Jeigu yra labai didelė akių asimetrija, rodo žmogaus prastą santykį vaikystėje su tėvais arba stresinių daug situacijų ir panašiai. Nu, vat, akių kampučiai labai taip nusileidė. Arba vienas ypatingai. Ypatingai asimetriškas labai veidas rodo jau dažniausiai melagį. Galimai melagį, potencialų kažkokį tai psichologinių problemų turintį žmogų. Jeigu labai asimetriškas veidas, nu, akis, lūpas nukrypusios ir panašiai. Lūpų asimetrija, jeigu žmogus dažnai taip šypsosi, jau blemba netikėkit. Tai. Nes jis išsivysto tam tikrą asimetriją vieną to, kiek mes apgaudinėjom kažką. Nu, čia aš nematau tokio, ir jeigu ir matyčiau, gal nerodyčiau, bet... Nematau labai akivaizdaus pavyzdžio, kad būtų labai blogai su šituo kažkokiu dalyku, ne? Tai stebėkit aplinką ir matysite. Aš noriu, gal biškai neįdomu, bet esate analizavęs Amerikos prezidento Trumpo veidą, jisai turi kažkokius labai ryškus. Labai ryškus. Bičas. Ausis yra dabar pažeista. Vieną. Pataikė. Jo, nu ten yra diktatorius. Geras diktatorius. Jisai pasakė, padarė. Jisai kategoriškas, eina iki galo visada, darys ką tik nori, užsispyręs kaip kažkas. Jo, ir kakta yra, ir visi pas jį yra bruožai gero vadovo, kaip gero, diktatoriaus. Absoliučiai bejausmis, visiškai šaltas žmogus, neturint jokių jausmų. Irgi labai panašiai. Šiaip labai geri diktatoriai būtų, tiesą sakant. Nes veido bruožai jų tik visiškai skiriasi. Jo, bet jeigu tai patys veidai skiriasi, bet
apačia veido pas abu yra diktatoriaus bruožai, tam tikri, pas Trumpą platesnis veidas, Putino siauresnis, apskritai jo tik dabar nesenai praplatėjo Putino, prieš 20-15 metų nebuvo toks, jis buvo siaurutis makaras. Aš nežinau, ar ten jam suleidžia kažko, ar dar kažkas, bet jie abu diktatoriai. Akis uždaros, nėra tokių gerų, va, kaip jo sakiau, nėra pas Putiną. Nei pas Trumpą nėra, nosies tokios nėra, lūpų tokių gerų nėra, yra pikti žmonės. Nu, ne pikti gal, netinka žodis, atsiprašau. Nuožmūs žmonės, kurie gali daug ko pasiekti. Vat mūsų išrinktas dabar, koks jo yra vardas to dabar? Leonas. Leoniks. Popiežius naujas. Tai va pas jį irgi yra žandikaulis ir visas makaras kaip vadybininko vadovo, bet jis nėra toks nuožmus, jo geros akys, jis negalėtų būti diktatorium. Jis gali vadovauti kažkam švelniam dalykui, kolektyvui, kažkam gražaus, bet taip diktatoriškai nepavadovautų jau. O Gitaną kažkas minėtų. Sverskit Gitaną Nausėdos, ten kokta yra kaip du veidai. Intelektualas, analitikas. Bet jis ir turėtų analizuoti duomenis, o ne? Nu. Va, prieš tai turėjom tokią vieną prezidentę. O ten tai buvo... Tvarka buvo. Gera buvo, ne? A, dar yra be jų dviejų, kas norėtumėt užduoti klausimą? Nu, jeigu nėra, tai tada vėl jos galės. Kas dažniausiai jūsų klientai? Nu, tai kaip kas? Pagal profesiją? Aš žinokit, nežinau jų profesijų. Nu, kai aš rašau analizę žmogui, arba aš jį konsultuoju, nu, kai konsultuoju, gyvai, aišku, paklausiu, bet šiaip nežinau. Kaip jūs galvojate? Žiūrėkit, aš manau, kad vyrai yra šiaip apskritai dažniausiai skeptiški ir jie yra tokie, dabar kaip čia pasakyti, nu daug vyrų nėra į ką apginti, ne? Nu jie yra medžiai. Jie nenori niekur mokytis dažniausiai, ne visi. Nenori, čia kas tie, kas čia atėjo, jau nori kažką išgirsti, jiem įdomu, arba jos atitempia. Du variantai. Bet vyrai dažniausiai... Gali būti, bet nenori dažniausiai vyrai keistis, augti ir panašiai. Sėdi šiltai, užpakalį padėję prie teliko, pultelis rankų, Netflixas įjungtas, va. Dažnai, ne visi, ne? Moteris jos... Jo, aš sakau, daug yra vyrų, kurie tiesiog nenori taip smarkiai keistis. Antra, čia dabar daug, dabar jau turėsiu daug sakyti, kad kažką pataikyti jum, nes Šiauliuose vis tiek gyvenat. Antra, kad vyras klausytųsi kito vyro, nu jam čia yra tragedija. Dabar vienas alfa patinas klausysis kito alfa patino, taip gamtoj neveikia. Moteris jos gali klausytis kitos moters arba kito vyro, vyrams sunku. Tada vyrai dažnai turi savo aiškiai kategorišką nuomonę. Ketvirta, vyrai nemėgsta visų astrologijų, psichologijų ir panašiai, sako, kad kas nėra pačiupinėjama, kas nėra materija, jau, nu, bullshit, ne? Bullshit, kaip išversti bullshit? Nesąmonė. Aš pažodžiui verčiau. Tai va gal dėl to moteris jos labiau domisi. Plius, moterim, kai yra blogai, jos dažnai vis tiek yra stiprioji lytis, sakyčiau, ir ieško sprendimų, bando, gal per taip, einu, gal darom kažkaip. Va dėl to moteris yra stiprioji lytis. O vyrai blogais, čia keisti kažką. Ne visi, dauguma. Analizę galima užsakyti vyrui, partneriui, sakyti už kitą? Galima, bet aš siūsiu ją tiesiai tam vyrui. Aš turiu tokį nusistatę savo, kad aš nenoriu apie jūs nenorėčiau rašyti jūsų vyrui. Būtų lyg ir netiška, ne? Galit užsakyti, duoti jo mailą, aš jam nusiųsiu. Ir jis tada sakys, čia atsinti. Bet turiu tokių gerų atsiliepimų, kur sako, nu, buvau skeptiškas, labiausiai mėgstu skeptikus. Kai sako, buvau visiškai skeptiškas, nu čia galvojau, dar vieną nesąmonę, nustebino. Jo, tai šitie labai gerai. Ką išduoda duobutės žandose? Pas jūs yra biškė, ne? Yra, kai šypsotės. Kai šypsosi žmogus, tai dar prideda, mes tai vadinam scenos parametrų, kai lūpų kampučiuose va čia yra tokie skeltukai, ar kaip pavadinti, pas jūs biški yra va čia. Tada lūpos kaspinėlio formos tokios, kaip M raidė arba kaspinėlis. Dauguma aktorių, estetų, žmonių, kurie pastebi estetiką, grožį ir smulkes detalės, jie turi, atsiprašau, tokias lūpas. Besišypsant, kai yra skruostikauliuose tokios duobutės, jos prideda dar daugiau kūrybiškumo žmogui arba va to esteto ir scenos parametrų. Nu taip tarsi papildo dar labiau žmogaus kūrybiškumą, taip ūkiškai kalbant. Pas va jūsų draugai yra labai stiprios duobutės.
Tai va, nors pas ją nėra tų lūpų aktorės ar kažkieno, tai va šitas dar biškį pastiprina. Bet jeigu dar ir būtų esteto lūpos, esteto arba scenos parametrai lūpose, ji čia tiesiog nedirbtų. Ji dirbtų dramos teatre. Yra kažkokių bruožų, kurie, ta prasme, apie kuriuos nelabai yra ką pasakyti. Ta prasme, pažiūrėjai ir va... Pažiūri veidą ir nėra ką... Čia ir čia, tai kažkaip tai... Vienodai ir labai neblogai jau. Pas mane yra panašiai. 4%, 5% žmonių pasaulyje yra universalai. Tai čia vienodai, bet čia jau stiprus žmonės ir gerai viskas čia su tuo. Nėra tokių, man tai nėra tokių, kad pažiūri ir nieko nesako. Sako iškart. Būna gal šaltos akis kartais, bet čia vėl tada šaltas toks žmogus, kai akis tuščios, nebėra jų. Pervargęs, išsekintas ir panašiai. Nemažai ligų galima matyti iš esmės. Nežinau, medikai turbūt, jeigu yra čia medikų, kepenų veiklą galima matyti, inkstai, paakiai visi. Čia va ta filtrum zona, ar kaip jin vadinasi. Va šitas duobutė, filtrum, man atrodo, latiniškai. Čia būna jau linijos ryškios, ausyse tokie ryškus, gilus randai, nežinau, įdubimai. Paskui prieikit, aš pasakysiu. Aš čia nematau dabar. Ausyje yra. Parodysit nuotrauką, pasakysiu. Tai mokant skaityti galima perskaityti tam tikrus dalykus. Bet žiūrėkit, aš jums duosiu patarimą. Jeigu jūs nenorite ten išmokti kiaurai ir dirbti su šituo, tai jūs įeikite į Google, dar geriau ChatGPT, parašykit, kaip žinoti iš veidoskaitos arba fenotipologijos, ką reiškia ausyje esantis griovelis. Jums parašys 10 pavyzdžių. Ir daugiau mažiau bus tikslu. Bet dažnai matot, pavyzdžiui, paakėja nelabai patamsėja. Paakėja dažniausiai rodo inkstų veiklą. Tas patamsėjimas vėlgi gali būti tiesiog paraudimas, kas jau rodo, kad kažkokius yra uždegimas. Jis gali būti jau patologinis ir žalumą, tokį rudai žalę, kas jau bus, kad visai su inkstais blogai. Bet reiktų tikrinti ir kitus bruožus. Tai nereiškia, kad viskas tu mirsi, tai reiškia, kad tu eik pasitikrinti inkstus arba gerk daugiau vandens. Daug niuansų gali būti, bet jeigu patologiniai kažkokie matos. Žmonės, kai pavalgo ir aplink lūpas atsiranda raudonis toks iš karto išmuša. Kažkas skrandžiui negerai. Nes jei tik pavalgius alergizuoja taip, reikėtų žiūrėti, kas čia negerai, kas sutrikė. Tai čia save galima prasitirinėti. Tomai, grįžtant prie vyrų ir moterų temos, įmanoma, kaip šnekėjai vyrus motyvuoti kažkaip, jeigu nieko nedaro, tai nieko nedaro. Ar įmanoma motyvuoti vyrus? Kaip jūs galvoja? Įmanoma, bet ar reikia klausimas? Kas mes tokie, kad turėtumėm kažką motyvuoti? Jeigu žmogus nenori, jis nedaro. Jeigu jis neturi motyvacijos, jis nedaro. Galima motyvuoti, yra daugybė būdų. Vienas yra, kas ten yra, morka ir lazda, ne? Carrot and stick. Vienas yra priversti prievartą kažką daryti, kas bus blogai, kitas yra duoti atlygį už tai, kad jis kažką daro, ką jis mėgsta. Tai galima, klausimas, o ką tai duos? Tai bus laikina, turbūt ir tada visada reikės motyvuoti tą žmogų. Arba jis įsivažiuos ir užsimotyvuos. Gerai, aš savo pavyzdį paimu, ar mano žmona mane motyvuoja kažką daryti? Labai motyvuoja, man su jo faina, man su jo gera, aš manau, kad verta dėl jos kažką stengtis ir aš einu ir darau, nes man pačiam fainai. Bet visų pirma, man fainai dėl jos stengtis. O jeigu, tik kaip nors hipotetiškai dabar pasakysiu, koks mano draugelis, netolimas, nesistengia, bet jo žmona jį užknisa, jį nervuoja, ant jo šaukia, jo visada nusivylusi, visada sako, koks jis yra žioplys ir kaip jis nemokša ir jam nesiseka ir kaip blogai, jis nebenori stengtis galų gale dėl tokios moters, gal dėl savęs norės. Ir tada toks žmogus, čia niekam nelinkiu, bet išsiskiria, tas vyras susiranda kitą moterį, kur yra, kaip sakant, mūza tokia, ne? Va, ryškios lūpos, jinai pareina, pažiūrėk, kokia aš faina. Ir jis sako, blembo, gal reikia pradėti kažką daryti, gal reikia stengtis, nes man verta. Bajeris, ne, bet tai būna, kad tas pats žmogus su kitu partneriu atsiskleidžia visiškai. Lygiai tas pats su moterim. Yra užguitos vyrų ir ten kažkaip blogai jaučiasi, išsiskiria, susitokia su normaliu vyru. Normaliu turiu omeny kažkokiu tokiu, kuris ją gerbi ir panašiai, moteris pradeda žydėti. Esat matę tokių pavyzdžių, ne? Tai galima. Jeigu santykyje buvo blogiau negu be jo, taip, žmogus pradeda žydėti, žinoma. Tai tik tai taip, dažniausiai taip ir būna, nes žmonės santykiai vienas kitą kažkokiu būdu, kaip čia pasakyti, užgožia arba atima individualumą, atima laisvę ir panašiai.
Jeigu žmogus visą laiką žaidė kašį, išeidavo su draugais penktadienį vieną liuko išgerdavo bariukę, kaip pavyzdys. Ir dabar susitokia 3 vaikai, namai, sėdi, dirbi dvigubai daugiau, tavęs niekas šeimoje negerbė, tau blogai, tu nebegali nei su draugu išeiti, nei kašį pamėtyti. Nu tai ką, toks tas ir gyvenimas. Tai tada blogiau. Tada toks žmogus išsiskiria, sako, aš vėl galiu kašį pamėtyti. Gal žmogui tiek tai reikia. Labai dažnai mums tiek nedaug tai reikia. Ir mes čia norim uždirbti kažkokius milijonus ir norim išvaryti gyventi kažkur kitur, kur šilta. O ten per karštą kitur. Nori kažkas į Vilnių, ten kamščiai. Ne tik Norfos skyriui. Tai visur yra gerai. Ar turit problemų gal kokių, nežinau, kažką gal galim praspręsti? Apie energetiškai sekinančių žmonės gal galit papasakoti, jų yra, ne? Kad kaip tu bendrauji, kaip jau... Tu koks tikslus klausimas. Ar yra tokių žmonių? Taip, tikrai yra, visada. Jo, yra, tai aš jau labai gerai žinau. Bet kaip jau... Kaip atpažinti? Kaip daroti su tais egocentriškais, kaip šalia? Ok, labai aktuali, matau, tema. Nu tai žiūrėkit, labai geras klausimas. Visų pirma, nebūti, bet jeigu mano vyras toksai, tai nebūti. O jei ne apie vyrai irgi nebūti. Arba neatiduoti jam savo energijos. Ne, aš... Jūs jau kaip blogas afirmacijas sako, tu negali to, viską mes galim. Pradėkime nuo to. Mes galim su to žmogum nebebendrauti, netgi ir darbe. Jeigu mes esam nuo jo priklausomi ir tai yra mūsų vadovas, mes galim pakeisti darbą. Arba galim save žaloti. Čia mūsų pasirinkimas. O jeigu tai yra klientai, kurie tu net nežinai, kas ateis, jie keičiasi kiekvieną dieną. Taip, irgi tas pats. Nu, vat pas mane keičiasi klientai. Nu, žiūrėkit, labai paprastą hipotetinį pavyzdį. Jau kai mane jūs užknisit, jeigu tai bus, tai aš galiu apsimesti, kad neužkniso ir išsekinti savo energiją ir išeiti iš čia išsekęs. Arba galiu sakyti, labai fainai, bet jūs nebeužduokit klausimų, užtenka jau daug uždavėt. Nu, davai kažkas kiti. Ir aš va taip apeisiu, kad su jumis nebebendrauti. Jeigu tai būtų, čia tik hipotetiškai. Mes patys turim saugoti save. Jeigu kažkas prieš mane ateina ir smurtauja, nesvarbu ar fiziškai, ar psichologiškai, arba taip energetiškai, ar emociškai, tai neprisileiskim tokių žmonių prie savęs. Aš nematau to, aš jaučiu žmonės, kurie yra vampyrai energetiniai, bet aš neprisileidžiu, nes jie prie aš viskas nebendrauju. Labai geri, būna labai gerų žmonių, kurie visą, pavyzdžiui, aš esu vampyras irgi iš dalies. Aš ateinu į renginį, ten būna 500 žmonių, aš pasakoju, aš iš renginio išeinu pilnas energijos, nes aš iš žmonių pasiemu. Aš tam tikrą prasme išimu energiją, nu kaip, aš to specialiai nedarau, bet aš dabar kaifuoju nuo to, kad čia manęs klausinėja. O jūs pavargstat? Gerai, kitas klausimas, kaip tapti vampyru? Čia geras. Čia pas mane turite asmeninius mokymus. Nereikia čia specialiai vampirauti. Aš manau, kad, nežinau, čia kiek tikinčių pas jūs, ar ta pačia krikščionybė, ar hindų, ar karmos kažkokių dėsnių, ar likimų. Yra karma toks žodis. Nu, lietuviškai paimkime likimas, ar kažkas. Kuo mes daugiau darysim blogo kitiem, tuo mums daugiau grįš atgal. Tai jeigu mes tyčia su intencija kažkam kenksim, pamatysit, kad bus, jeigu ne šitam, gal kitam gyvenime, jeigu toks yra. Tai darykim gerus darbus ir neturėkim blogų intencijų prieš kitus. Viskas. Tada, kai pas mus ateina žmogus ir mes jaučiam, kad jis nori mūsų atimti, paimti, išnaudoti mus, mes sakom, niu. Čia mano riba, nedarykim taip, okay? Mes galim tai daryti mandagiai, mes galim irgi gražiai tai apeiti. Mes galim jau grubiai sakyti, jeigu negerbia mūsų ribų. Labai įdomu, iš tikrųjų čia susijęs su savivertė, kuri yra viena pagrindinių tokių esminių temų, dėl ko žmonės darbo negali pakeisti, partnerio pakeisti, algos didesnės gauti ir panašiai. Kai žmogus savęs nevertina, jis nesugeba pasakyti ne, nubrėžti aiškių ribų, ateina šefas, bosas, už jį kažkas vyresnis, jam krauna tuos darbus ir krauna. O jis, negražiai pasakysiu, bet durnelis ir daro, nes mane atleis. Vieną kartą, antrą kartą ir jau žiūri, kad nebe 8 valandas, o 10 dirbi ir dar kolegės darbus padarai ir dar podėlius išplauni išeiti. Bet jeigu vieną kartą, ne grubiai, ne kažkaip piktai, bet pasakai tam žmogui, klausyk, aš jaučiuosi blogai, kad man reikia čia tą daryti, man biški nepriklauso, tai aš nepyk, nenoriu žeisti, bet prastai jaučiuosi, aš to nebedarysiu. Tas žmogus pradės jūs gerbti netgi. Bet jeigu tas žmogus yra toks, o man nesvarbu. Viskas gerai, o man svarbu, aš to nedarysiu, čia ne mano darbas. Oi, dabar
Tai čia toks žmogus yra egoistas, kaip jūs leidžiat iki tiek dasileisti. Reiškia, jūs vis tiek savęs negerbėt ir nemylit ir toliau pataikausit tam žmogui. Jūs galite taip daryti, bet jūs save žalojat. Jo, tai aš tik noriu ką pasakyti, kad dažnai aš pats pastebiu, kai mes, man yra buvę, krauna tos darbus, iš čia ir aš, dar vieną padarysiu. Bet kažkam nuoširdžiai pasakai, aš pavargau, žinok, niekaip nespėsiu, nepyk, negalėsiu. Žmogus, jo, suprantu. Jo, rimtai, gal tikrai negali. Taip yra, netgi, nežinau, kas nesuprastų. Visai turi būti sociopatas, kad nesuprastų. Jo, čia net čia išdrįsti pasakyti, kad aš irgi esu svarbus, aš irgi turiu jausmus. Nereikia šaukti, bet dažniausiai mes kolegiai sakom, bet tas užknisa, kalbam, išnaudojam dar 10 kartų daugiau energijos, vietoj to, kad nueitumėm ir sakytumėm, klausyk, čia nepyktis atėjau, noriu tik pasikalbėti, aš pavargau nuo šito, ar galėčiau to nebedaryti, nes tikrai blogai dėl to jaučiuosi. Jo? Kartais tas žmogus tiesiog nejaučia ir nežino, kiti nėra tokie jaučia. Žiūrėjau, jeigu žmogus su trumpa nosytė, pavyzdžiui, prieš save matote, žmogus praktiškas, tai jūs jam praktiškai pasakykit, per praktišką pavyzdį, kad aš pavargau to negaliu atlikti. Jeigu žmogus jautrus, sakykit, aš jaučiu. Jeigu žmogus su aukšta kakta, sakykit, aš galvoju, kad. O jeigu su ilga nosim, aš jaučiu, kad ir tu jauti. Tai trumpą nosim, kokie yra žmonės? Praktiški, ne? Tai ką turi sakyti? Taigi tu protingas žmogus, tu žinai. Jam duokit praktišką kažką, jam duokit praktinę naudą. Jeigu turit vaikų kažkas, turit gal, ne, vaikų. Ir vaikas su trumpesnė nosim, jis yra praktiškas, per praktiškumą eina. Jam turi būti naudinga. Tai pagalvokit, kaip jį paskatinti, kad jis kažkokią naudą jaustų ir jis tada darys. Jeigu žmogus su ilga nosim, jis labiau kūrybiškas, meniškas ir jautrus, duokit jam pasijaust geriau. Jam galite siūlyti 100 eurų, daug saldainių, šokoladų, jam neįdomu. Jam svarbu, kad jis jaustų. Ir naudokit tokius žodžius. Jautriam žmogui naudokit, aš jaučiu, čia jūs, o praktiškam žmogui naudokit, kad, taigi, aš žinau, nes jie protingi taigi labai. Jau, trumpą nosyti. Tos dvi. Dabar moteris tiek visko yra prisidariusios, ar jūs atpažįstat tą nuotraukas, nes kartais būna mamos neatpažįstat trūkumą. Ar tiek, kad pasikeist kartais? Matosi, kad yra pridaryta bet kokiu atveju, bet vis tiek yra bazė kažkokia. Tai matosi, kas labai aiškiai kažką pasidaręs. Plius aš visada vertinu iš kelių bruožų. Tai jeigu jūs pasitvarkysit tik lūpas, aš matysiu kiti bruožai, ar čia sutampa ar ne. Niekada neskaitai iš vieno bruožo. Aišku, yra tiek prisidarę, kad jau ten neįmanoma skaityti. Bet vis tiek matosi tada, o dėl ko tas žmogus pasidarė, čia vėl kitas klausimas kyla. Žema. Būtent dėl to, kad blogai jaučiasi. Žmogus blogai jaučiasi, jis sutvarkosi veidą dažniausiai, taip? Viską iš čia keičia. O jeigu aš gerai jaučiuosi, kad pas mane susiraukšlėjus kakta ir kad va čia tas toksai yra ir kad esu pavargusiu veidu, nes daug dirbau. Aš vis tiek gerai jaučiuosi, aš nieko netaisysiu. Bet jei žmogus blogai jaučiasi, jis tvarko. Viskas gerai galima, yra dabar. Taigi, botulino toksinas čia, hialuronas čia, implantai čia ir mes visi vienodi. Čia galima įdėti. Ja? Bet būna, kad ne tik tvarko, bet keičia, kardinaliai tiesiog keičia. Visą veidą išsidarko. Viskas gerai. Bet žiūrėkit, čia tokių nėra, ne? Aš nematau nei vieno, kad labai jų būtume čia išsidarkę ir pasidarę, tai mes apie juos ir nekalbėkim. Čia nėra daug prasmės. Ar padeda žmogui tai? Pasijausti geriau. Aš nežinau. Tai vieniem padeda, vėl, kažkas tas čia lūpos pagrindinis toks, ne? Moteris nori tų putlių lūpų, nes reikia būti labai jau seksi, pasitikinčiai savim ir tai atrodo gražiau. Kažkas pasidaro ir pradeda jaustis geriau, savim labiau pasitikė, bet tai vyksta ne tik dėl to, kad kažkokį skystį į lūpą suleido, ne? Nes tas 0,5 mililitro ar mililitras hialurono, jisai nepakeičia žmogaus savybių, bet labiau gal gauna 5 kartų daugiau dėmesio žmogus, komplimentų ir tada, aišku, išsitęsia nugarytę, kitaip eina. Irgi gerai, tai gal ir gerai. Aš niekada nesmerksiu ir nesmerkiu tų žmonių, kurie kažką darosi, tegul jie darosi, jeigu jiem nuo to geriau. Atsiprašau. O pavyzdžiui, yra žmonių, kurie labai, įsitatuiravę visą kūną, arba daug tų tatuiruočių. Ir čia tokia, kaip saviraiška, ar čia kaip tik žema,
Aš nežinau, man tatuiruotės, vėl gal biškai būsiu subjektyviai čia pasakysiu, daug nuomonė apie tatuiruotės yra, bet dažniausiai jis būna tokios tamsios energetikos, visokių ten kaukolių, užrašų ir panašiai. Yra gražių, švelnių ir panašiai, tai aš labiau sakyčiau, kad tatuiruotė apskritai tai yra kažkokia invazija į kūną ir visa mūsų limfa užsiteršia, bet kuriuo atveju ir bando tą tatuiruotę išvalyti, dėl ko jos ryškumas ir mažėja su metais. Tai mes organizmą labai apnuodėjom su tatuiruotės rašalu. Pradėkim nuo to. Antra, jeigu jau visas kūnas ištatuiruotas, tai irgi kažką rodo apie žmogų. Šiaip ten vieta, kur aš gyvenu, Tailande, yra, aš beveik nežinau žmonių, kurie tatuiruočių neturėtų jau. Labai mažai bepažįstu. Ir ištatuiruota labai daug ir visur. Aš neturiu nei vienos. Jo, tai manyčiau, kad kažkas yra. Tai yra tam tikra saviraiška. Saviraiška labiau gal. Kiti turi aukštą tą savivertę, nori dar tą turkę pasidaryti, kad matytų visi, kad va pasidariau. Ir čia išsiraižo Virgis, paskui nubraukia Antanas. Viskas. Tai saviraiška labiau, bet pažiūrėjus man, aš pažiūrėsiu tatuiruotės, matau, kas to žmogaus galvoje maždaug yra. Va dabar einu į pirtelę sporto klube, kur aš sportuoju, tai bičas va čia turi ant kelio abiejų vienodas kaukolė su kryžiuotais kaulais, ginklas, šautuvas čia ir pinigai. Ir čia pasi kupolai, ir čia kryžius. Ir aš žinau Vorzakonė, ką reiškia. Tokia organizacija būdavo Sovietų Sąjungoje, kur aš žinau, ką reiškia tie kupolai. Jeigu tu nesi tiek ir tiek metų ten buvęs, tam tikrose įstaigose, jeigu nesi tam tikrų dalykų padaręs, tu tų kupolų negali įsitatuiruoti iš principo, nes tau jos išims. Tai aš žinau, su kuo aš ten sėdžiu, bet žmogus nuostabiai gerų akių, mes kartu sportuojam, su juo bendraujam, jis savo jau atliko dalykus. Tai irgi rodo tam tikrus priklausomus, seniau būdavo, arba va čia ACAB, ne, gal ką žinot, ką reiškia, ne? Tai iš anglų kalbos ten vertiniai all cops are bastards, kad maždaug visi pareigūnai yra niekšai. O iš tikrųjų ten išsiverčia jie kažkaip kitaip ir vaikšto, kad aš tipo nekenčiu visų policininkų. Bandiukas, tokia darosi toks. Viskas gerai, jie tegul darosi. Bet kai jauna mergina prisitatuiruoja visą nugarą ten su kažkokiom, nežinau, mandalom ar kažkuo, tai irgi veikia. Apskritai, pavyzdžiui, Tailande netatuiruoja budos, netatuiruoja jokių šventų dalykų, nes kaip ir negalima tokių dalykų. Nu, bet randa hebrytę, kur tu išsitatuiruoji tą budą savo. Tai aš nežinau, ar čia labai gerai. Ant savo kūno nešioja tokį. Juk žiūrėkit, jeigu panešioja tam tikrus kristalus, akmenis ar kažką, kas ten jūs turite užsidėję kažką, tai irgi veikia energetiškai. Tai čia tavo kūne yra kažkoks piešinys. Nu, klausim, važiuojam. Ar ne? Apie pačią energetiką, ar tai yra užslėpta, galima susapnuoti ateitį? Ar kažkokia moteris gali turėti kažkokių raganiškų ruožų? Oi, moteris turi raganiškų. Gali. Ne tik gali, bet ir turi. Apie pačią energetiką. Koks tikslus klausimas? Ar domiuosi energetika žmogaus viso? Tarkim, jeigu kažkoks įvykis įvyksta ir tu pajauti, kad tarkim įvyko, ar tuo pačiu metu, kito vietoje, ar tėvam kažkas nutiko ir numatyti. Čia ne visai energetika, čia telepatija, jūs kalbate apie telepatiją labiau gal. Ar aš domiuosi tuo? Nu kažkiek įdomu man, nes vyksta tokie dalykai. Visi dežavų arba dar kažkokie. Bet čia vėl visus skirtingai aiškina. Kažkas sapnus tyrinėja, kažkas dar, aš nesigilinu tai labai daug, bet tai yra. Būna kartais pajauti kitą žmogų ir jis skambina, ne? Aš nežinau, kaip tai naudoti labai tikslingai ir kryptingai, bet taip yra. Sapnų yra tyrinėtojai visokie. Susapnuoti ateitį irgi. To energijų matymą išsiugdėjo? Ką tokia? Energijų matymą. Reikia labai atidžiai žiūrėti. Va čia klausia, ar galima išsilavinti energetinį matymą, ne? Energijos, kad matyti žmonių. Nu galima, aš turiu draugą, kuris spalvom mato. Domantas Razauskas, vadinasi, atlikėjas, dainininkas toksai. Jisai spalvom mato aurą visą. Aš nematau gal spalvom, aš kažkaip jaučiu, bet irgi matau kažkokį energetinį lauką aplink žmogų. Kas nėra labai lengva gyvenant paprastam pasaulyje. Nu tiesiog matai gatvėje žmogų ir matai, kad juoda jo energetika užsiteršusi kažkokia. Tai nėra labai smagus matymas, stengiasi išjungti, bet ir jis yra, jeigu atidžiai žiūri. Nu matosi, matai parduotuvį obolį ir tu žinai, kad va, yra 20 obolių, Jono Gold visi vienodi, bet va ta šviečio tos ne. Švyti.
Ir aš tikrinau, taip, mes einam su draugu, kuris labai gerai mato, aš sakau, va šitas švyti, šitas ir šitas, jo, tie patys 3 atitinka. Abu matom tos pačius 3 obolius. Jie nėra kažko ryškesni ar gražesni fiziškai. Bet tas nėra smagu, nenorėkit tokį turėti. Ir tuos 3 imi. Jo, tuos 3 ir pasiimi. Jo, nes jie šviečia iš savęs kažkaip. Aš nemoku to paaiškinti žodžiais, tai daug nepasakoju, nes... O kitus jūs imsit. Paimsit, kai reikalas. Tai dabar matot, kad žmonės perka viską, kas blizga. Blizgučių daug. Tai... Yra tokia žuvis, barakūda vadinasi. Ir aš kažkada jau paskaityti apie tą žuvį, pasirodo, žuvis mėgsta pulti ant blizgių dalykų. Taip yra parašyta, paskaitykit Wikipediją. Žuvis, kuri puola ant visokių blizgių. Ar dar turit klausimų? Pasikalbam. Galit ne apie tą Vaidos, mes čia apie Vaidoskaitą labai daug įsivažiavam ir apie energijas visokias. Tai užkalbant apie keliones, ką rekomenduotumėt kiekvienam žmogui tikrai savo gyvenime aplankyti kažkokią šalį, vietovę? Visų pirma, pradėčiau nuo Lietuvos. Sutikim su tuo, kad ne visi esam buvę Molėtuose, Trakuose, Nidoj. Aš labai vardinu paprastus dalykus, neinu labai giliai, bet nuvažiuokime tuos. Nuvažiuokime aplankyti miškus mūsų gražius, į Labanorą 2 dienas pasivaikščioti, išsinuomot pigiai namelį su pirtim, 4 su draugais, praleisti pirtelį ir prasei 10 km per nesveikai nuostabų mūsų mišką. Čia ne Daugėlio pušynas, čia Labanoras. Daugėlio pušynas su Astrada, viskas labai gerai, bet aš sakau, ar jūs buvot Labanore, ar jūs buvot Molėtuose, tai tiesiog pirma čia, ne? Toliau, labai dažnai žmonės keliauja į kažkokį prabangų gražų viešbutį, kur išsimiega, išsimaudo baseinį ir grįžta. Ir aš suprantu tuos daugumą žmonių, nes jie tiek nusikalę darbe ir per metus turi 3 savaitės atostogų ir žinoma, kad tą savaitę išnaudos jau maks pailsėta, ne? Tai jo, viskas su to fainai, bet aš antrą kartą dabar vykstu į Gruziją, pavyzdžiui. Pigi šalis. Rusiškai daugumą iš jūsų turbūt suprantat arba bent jau kažkiek mokat. Angliškai irgi su jaunimu susikalbėsit, turim va čia visus vertėjus, visus Google Maps, visus viešbučius, kaip užsisakyti. Kai naktį gali už 10, 12 ar 15 eurų kažkur išmiegoti, pa žmogų, kuris dar tau šašlykus keps ar pavaišins vynu arba čia, kai tu gali pamatyti labai gražius kalnus, yra nuostabi šalis. Kiti galvoja, kad tai kainuoja labai brangiai. Nežinau, Palangoj ten pabūti irgi nėra pigiai, jeigu ten kažką protingiau išsinuomoj. Tai mes tiesiog mėgstam tokias aktyvesnės keliones. Tai labai rekomenduočiau tą pačią, pirmiausia tai Lietuvą, antrą, vis tiek norim kažkur gražiai išvažiuoti, tai turbūt Gruzija, 3, rudenį ir pavasarį, kas turit galimybę keliauti, tai turbūt būtų salos, Graikijos, Ispanijos salos, tos visos Ispanijos salos, visos kaip Tenerife ir, tokias aš labiau pradinukam rekomenduoju dabar, ne? Ne kažkur užkietėjusiam keliautojam, bet salos, kur jau yra šilta tada, kai čia dar šalta. Gražios salos. Išsinuomojus motorolerį ar mašinytę ar kažką galima pravažiuoti, ar su autobusu. Pamatyti gražios jūros, išsimaudyti gražus kalnai, gražus paplūdimiai. Nesiūlau skristi niekam į Aziją, į bet kokią Azijos šalį, jeigu neturit mėnesių. Jeigu turit 2 savaitės, nevarykit į Aziją. Nes tiesiog sudeginsit labai daug laiko lėktuvuose ir pervažiavimuose, nespėsit adaptuotis ir maks 10 dienų pabuvo, grįšit atgal. 2 nuskris, 2 parskristi ir 10 pabūt, neverta išleisti tiek pinigų. Jeigu turit mėnesį, jau galima link ten. Rodo sala Graikijos, graži visai pažiūrėti, pakankamai nebrangiai, sąlyginai nebrangiai. Kas mėgstat istoriją ir miestus, tai turbūt Roma būtų top 1 Europoje. Pabūt Romoje, kas dabar jau yra labai brangu turbūt, nes žiūrėjau nakvynės ten be 800 eurų nėra kur net išmiegoti 2. Bet miestas labai nuostabus ir gražus. Vokietija, čia vėl, Lenkija, visi žvengia iš Lenkijos. Jūs juokitės nesijuokia, kas buvo Veličkos druskų kasyklai Lenkijai. Tai yra nuostabiai fantastinė vieta ir jinai yra šalia mūsų. Kas buvo Osvencim, čia gal ne, Aušvicas arba Osvencimas, kas mėgstat istoriją, ten yra labai įdomi vieta. Važiuokim toliau, Varšuva gal neįdomi, bet Krokuva nuostabi vieta. Slovakija, Slovenija, Vengrija. Tai Vengrija gal labiau turinti karštų versmių, ko mes čia Lietuvoje neturim. Kai atsėdi tas karštas versmės, už 2 eurų visą dieną vos negali sėdėti. Labai įdomu, skirtingi baseinai, sieros kvapai, vonios, moterim odai labai sveika. Tai nekainuoja labai kažkokių košmariškų pinigų. Bet tikrai verta pravažiuoti. Problema ta, kad žmonės labai nori į Palmes varyti. Tai tada Ispanija ar kažkas panašaus, bet kai varo į Tailandą, išleidžia 1 eurų pirmyn atgal nuskristi,
pabūna 10 dienų ir grįžta ir ten dar išleidžia daug, tai gaunas, kad 4000 eurų žmogus išleidžia 10 dienų pabūti yra žiauriai brangu, aš taip negalėčiau sau leisti niekada. O tada klausimas, jeigu nori keliauji, bet visada į visus aplinkinius žmonės žiūri įtariai. Va tas vagis, tas pagrobs, tas paims. Labai reiškia. Reiškia, kad įtariai žiūrit, reiškia, kad kažkada apvogė. Viskas gerai, taip ir reikia žiūrėti kelionį. Fotografuoji, filmuoji ir po to surandi, kad vat, šalia tavęs buvo, pavyzdžiui, nusikaltėlis Ispanijai labiausiai ieškomas. Tai jums tai buvo? Tas įtarimas, taip. Nu tai jūs gerai jaučia tada. Jūs pritraukėt. Bet kaip tą tokį įtarumą, kaip sukovoti su savim, jeigu vis pirma, tai tą tokį pavojų. Kovoti nereikia su savim visų pirma, čia viena. Tai gerai, kad matot pavojų, jūs atsargiai ir elkitės, reikia žiūrėti, geriau reikia stebėti. Bet kartais reikia ir pradėti pasitikėti žmonėm, ne? Nes nusifotografuoji, tai čia efektyviai. Ne, nu čia jau einame į biškį fanatizmą. Nusifotografuoti su kažkuo ir žmogų apibūdintų. 4 obuolius imti. Kuriuos imti obuolius? Ne, man paskui parodysit, nes čia bus sunkiai visiems parodyti. Nu, tai yra ir fanatizmo, aš nežinau, yra žmonių, kurie visko visai kaip bijo. Oi mane užnuodys su maistu, oi mane apiplėš, oi mane apvogs. Nu, kad neapiplėštų, telefoną reikia gerai įsidėti, nes yra šalių, kur ištraukia tos telefonus. Lietuvoje gali jums ištraukti, tik tais mažiau. Pavyzdžiui, tokiam Londone gali išlupti tau tą telefoną taip greitai, kaip Tailande, ten, kur aš gyvenu, aš ant stalo pasidedu, taip nieks niekada nepaims telefoną. O Londone taip negaliu pasidėti ant stalo. Ir mes sakom, kad mums ten kažkur nesaugu, tai Paryžiaus centre yra nesaugu. Stokholmo centre yra nesaugu. Mes čia Lietuvoje gyvenam labai labai saugiai. O keliaukit, įsidėkite teisingai pinigus, telefoną ir keliaukit. Neapvogs nieks. Gal. Pasą dar. Kokia šalis paliko tokį, kaip pasakyti, širdžiai mielą, artimą, tokį įspūdį, šiltą, gerą, jaukų. Kur čia? Bedaugėlė šalis, nu tai va ta pati Gruzija, Tailandas įspūdinga šalis, kur šilti žmonės, Indija turbūt įdomi, kur žmonės gyvena visiškam skurde gatvėje 300 milijonų žmonių, bet jie turi širdį, dauguma, ne visi. Kalbant apie Tailandą, dabar sakykit, jeigu taip paėmus susišvečia ir metu tą darbą nuo 8, tarkim, iki 5, kiek reikėtų šeimai mėnesį pragyventi Tailandą? Žiūrint, kaip gyvensit, turėčiau tą pasakyti. Nu, aš manau, kad... Kaip matau, jūs jau ne pirmą kartą ten sužavės pagyventi. Mes išleidžiam daug, nes mes biškai ir leidžiam tos savo gyventi, bet mes dviese be vaikų. Kiek vaikų turit? 2. Nu tai 2 suaugę, 2 vaikai, aš manyčiau, kad galima būtų išgyventi ne turistiniai vietoj, paprastesniai vietoj, ne ant jūros kranto, ne viloje, paprastai kažkur 2 kambarių butuke, 3 km nuo jūros, neturistiškiausioj vietoj, valgant namie ir porą kartų į savaitę tik išeinant valgyti kažkur į išorę, manau, kad už 2,5 tūkstančio galima gyventi. Per mėnesį. Jeigu gyvenat ilguoju laiku, metus gyvenat, ne? Jeigu važiuotumėt ir gyventumėt taip kaip aš, arčiau jūros, turistiniai vietoj, visur valgot, išeinat ir panašiai, 4 išleistumėt turbūt 8 tūkstančius. Tai vat labai didelis bus atotrūkis. Turiu... Kaip? Nu tai vat ir sakau, vat vėl klausimas kaip mokykla. Jeigu mokykla jūsų vaikai mokysis nuotolinį mokyklų Lietuvoje, kas visiškai įmanoma, galiu duoti kontaktus, tai nekainuos ta nuotolinė mokykla. Jeigu jūs ten eisite į mokyklą, kainuos 600 eurų maždaug vienam vaikui mokykla mėnesiui, tarptautinė anglų kalba. Tai vat ir sakau, nuo 2000 iki, mano draugai išleidžia 8-10 tūkstančių su 2 vaikais, bet jie vat taip, narkotikai, koksus, vaikam, dviratuką, nu, žodžiu, daug visko, tai žiūrint kaip. Taip. Pavyzdžiui, agentai labai rekomenduoja Malaiziją, net dar pigiau už Tailandą. Aš Malaizijoje, kiek buvęs, man visiškai netinkama vieta ten su vaikais gyventi. Visų pirma. Aš nebegyvenimą, taip, kad jeigu... Pabūti? Irgi gal įdomu, bet nežinau, yra pora salų ten, tokios Langkavi ir kita sala, nežinau kaip vadinasi, pabūti savaitę, va, viskas gerai. Pats Kvala Lumpūras, sostinė Malaizijos, visiškai neįdomi. Gal dėl to, kad aš nelabai mėgstu musulmonų, visą kultūrą, religiją, viskas okei. Tai man Kvala Lumpūras nelabai. Tailandas yra number 1 Azijai, sakyčiau. Tikrai pamatyti, tourist friendly. O Rusijoje esat buvęs?
Esu buvęs tik tais Baltarusijoje, Ukrainoje ir Kaliningradą visą esu apvažiavęs. Į Rusiją nesu įvaręs ir dabar gailiuosi, kad to nepadariau. Nes Maskvą ir Sankt Peterburgą labai norėčiau pamatyti, o dabar biški gal negerai ten vyks. Bet manau, kad ten 2 miestai, kur praleidau. Yra kokia šalis, kur niekada nebevažiuotumėte? Kiek ten dienų per abu galus? O Indija tai mano viena favorite, viena turėtų, važiuočiau į Indiją. Į Indiją važiuočiau dar. Nėra tokios šalies, kur man labai kažkas nepatiko. Gal taip iš salų paimkime, esu buvęs nemažai salų, tai Kiprė buvom, viskas lyg ir fainai, bet nieko ir įspūdingo, sala kaip sala. Neįdomu tiesiog, pravažiavom 10 dienų ar 15 ir viskas. Įdomesnės kitos salos, kaip Kreta, Rodas ar ten kažkas. Ar nežinau, visos kitos įdomiau. Bet ir Kipras įdomu, turi savo istorijos ir panašiai. Islandija teko pabūti, labai gražu ir brangu. Nevarykit Islandiją, jeigu neturi daug pinigų. Labai gražu. Ar esat buvę kokiam lankytinam objekte, kur pasijutot labai toje negerą atmosferą pajutot? Kad dėl turistų pačių? Ne, ta prasme, dūšioje šalta. Tai Aušvico koncentracijos stovykla. Pasijutėt? Lukiškių kalėjimas. Ne. Nesmagu. Ne, turbūt irgi visur galima priprasti prie tų vietų, bet yra energetiškai sunkios vietos tiesiog, kaip ir minėjau, kuriuose buvo kažkas. Jo. Tokių natūralių vietų gamtinių gal nėra net buvę, kad nemalonu. Lenkijai? Vilko irštvė, esu buvęs Lenkijai. Nu, ten kaip ir lauko daug ir panašiai, bet tokias nesmagas šiaip jos tos vietos. Tai. Pavyzdžiui, sakot, kad Indija, ne, kad jūsų numeris 1, tarkim, Nu, 5 gal. Bet jeigu, pavyzdžiui, esi labai jautrus žmogus ir matai tos visus benamius... Net nevažiuokit. Nes ir žarnynas jautrus bus ten. Pavyzdžiui, einat, matot, kad žmogui reikia pagalbos, ne, sakykit, kaip ir gailestis. Matot, aš tą patį jaučiu ir čia. Aš einu Lietuvoje ir matau, kad daugumai reikia pagalbos. Gal čia maisto mes daug turim, bet tas maistas nebedžiugina mūsų širdies. O ten žmogus ten žmogus neturi maisto, bet jis šypsosi tau dažnai. Bet visokių yra, tai yra labai tiesiog daug daugiau skurdo. Aš neužsibūnu ilgai Lietuvoje, nes žmogus nesišypsa net kartais. Ar esate nusimatęs savo gyvenimo planą, pavyzdžiui, kas bus po 5 metų? Geras klausimas. Planas statot savo? Aš ne kasdienybė, bet mes turim su žmona susidarę maždaug, ką mes norim, ką turėtumėm ir norim padaryti per mėnesį 2-3, netolimoje ateityje, per metus, per 10 metų. Turim nusimatę ir mąstom. Mes norim kuo toliau, tuo laisviau gyventi, kad turėtumėm galimybės būti ten, kur norim ir taip, kaip norim. Šiuo metu mes turim būti Lietuvoje mėnesį 2, nes darbiniai visokie reikalai, susitvarkyti popierius ir panašiai. Norėtumėm, kad ateityje to nebeliktų, kad galėtumėm laisvai visur būti. Tam reikia dar daug padaryti. Ir kad galėtumėm tiesiog kur norim ten gyventi. Jau dabar galim beveik tiek, bet dar trūksta. Nu tai visi... Pensiją užsidirbote? Bet dar reikia kartais. Dar reikia padirbėti. Kad pensija tikra, kai jau visur gali varyti ir veikti, ką nori. Tyla. Aš einu iki tualeto. Ai, viskas? Viskas, mes jau visą. Nu gerai, kas norėsi dar drąsiai prieikite, ne, gali dar prieiti žmonės ir pažiūrėti? Ok, gerai. Tai bibliotekos vardu noriu padėkoti už atvykimą, pasidalintas istorijas, įžvalgas, kurios, manau, padės mums visiems čia susirinkusiems pažiūrėti ir į save, ir į kitus, kitų kampų. Tai čia mažos dovanėlės. Tai ačiū Jums labai, ačiū Jums, gerai.